Nu ką, labą rytą. Tai va, antradienis. Sėdėmės. Furytai paprašė anksčiau atvažiuot. Bet atvažiavau po 6:20 ir nebespėjau rampą gaut. Nes jau visas rampas užėmė. Tai dėl to dabar kabom, dabar jau 7 lygiai ir dar kol kas rampelės nėra. Tai va, o šiandien galvoju padarysiu video. Galvoju padarysiu vidosą tam, kad kašiuką žiūrėsiu. Įsijungsiu kašiuką. Ir manau filmuosiu visą laiką, kaip reaguoju, kaip reakcijos tai į lietuvių žaidimą. Tai pasileisiu kamerytę, nesakė per kašį, turbūt netgi nekraus mūsų, nes dėl to ir prašė atvaryti anksčiau, kad nori kašį žiūrėti. Tai greitai užkrauna bent po 2 mašinas. Ir visi judam kašiuką žiūrėt. Tai įsijungsiu čia per kompą, turiu intiką, turiu teliką kaip pasijungt ir žiūrėsiu kašiuką. Tai bus, spėju, gerų linksmų emocijų. Tai va, dar naujas mikrofas, kaip ir turbūt fainiai, įrašinėja patogiai. Tai va, ir garso kokybė turbūt nebloga. Paskui, kai žiūrėsiu, tai pasijungsiu dar laidinį, prisiseksiu. Ir bus, manau, patogiai visai. Nereikės laidų tampytis, nereiks nieko. Galėsiu pašokt, plot, dainuot. Nu, svarbiausia, kad šiandien laimėtumėm. Pats svarbiausias reikaliukas, kad šiandien mes laimėtumėm. O visa kita bus zaibys. Tai va, dabar laukiu pakrovimo ir laukiam varžybų. A few minutes later. Ir dar vienas geras dalykas. Pagaliau pradėjo jau vėl tie patys eiti. Tai bus ką pažiūrėt, atsiranda kontento jau ant rudens. Tai bus ką žiūrėti, nes šiaip daug podcastų, visko tai nieko nebuvo. Čia per vasarą. Tai dabar va, kiek jų čia? 3:24. Nu va, kaip tik realiai iki kašio. Turiu ką pažiūrėti. Tai pažiūrėsim podcastą. Ir galėsim eiti žiūrėti kašiuką. Nu įdomu, kaip čia su serbais bus. Blemba, jeigu sukalam serbus, tai bus kosmosas. Kosmosiukas 3000 bus. Belekas. Tada realiai jau dėl medalių tik tai žaidimas lieka. Liuks. Tai va, laukiam kašiuko ir susitinkam per kašį. Nu va, chebrytė, pasikeitėm paskutinį konteinerį. Pasiėmėm paskutinį konteineriuką. Lekiam krautis. O dar yra 10 PM2. Nu tai iki kašio jau nespėsiu pasikrauti ir baigt darbą. Bet pasikrauti ir pradėti žiūrėti kašį yra didelė tikimybė, yra. Gal ir bus gerai, pasikrausim, atvažiuosim čia, pasikeisim rytoj kontiką ir galėsim žiūrėti kašiuką, atsisėdę per kompą ir įrašyt, kaip žiūrisi čia man. Įdomu, kaip dabar garsas, kaip girdisi. Normaliai ar kaip anksčiau.
O dabar bent jau niekas nesimaišo. Va, kabo mikrofonas, tai dar galima šitą mikrofoną ir prijungti mažiuką, kuris net va, taip nebūtų nutysęs. O šitą prisisek kur nors ten į kišenę, tada visai gerai. Tai va, ką, burzgiamės tą paskutinį pasiimt. Ir laukiam varžybėlių. Jau paskui greitai mirksi, tai nežinau, kažkas iš mašinos. Knisa proto, nes priekabai viskas dega, meta, kad po priekabai nedega tas posūkis, bet viskas dega. Prieš tai janoj priekabai neoriginali lempa buvo. Tai galvojau, kad dėl neoriginalios lempos, tai nemata ledinės. Bet dabar čia originalios lempos. Ir toj pačioj pusėje vis tiek knisa proto, kad tipo nemato lemputės, nors viskas dega. Tai nežinau, čia laidas pakeistas naujas, tai kažkas pačioj mašinai knisa proto. Turbūt laidynas kur nors oksidų turi. Tai va, minam tapkę, pažiūrėsim kaš ir varysim namo. Minam ir varom žiūrėt. 1 hour later. Nu ką, chebrytė, prasideda kašiukas. Jau rungtynių pristatymą rodo. Ir pasižiūrim rungtynių pristatymą ir sėdam žiūrėt kašiuką. Nu, tikėkimės, eisim kaip pridera į priekį ir paimsim pergalę ir eisim dėl medalių žaisti, nes kitaip negali būti. Serbai jau pasiruošę. Valančiūnas kažką bazarina su serbais. Live and direct from the Mall of Asia Arena in the heart of Pasay City, Manila, Philippines. Let us now meet the Lemba, squad bet from filipiniečiai tos visus pristatymus, viską pasižiūri, tas pertraukėlės, signalus, viską iš NBA nusijėmė, nusikopinė. Nes kažkaip kiti FIBOS, tai kažkaip kitaip biški veikia, o čia žiūriu, tai visiškai nusikopinė nuo NBA. Visus garsiukus, visokius signaliukus, viską. O mes skaitomės namų tipo. Žadėjau šiaip laivą daryti, žiūrint to dabar, bet blemba, bijau, kad intikas nepaveš. Nes šitą transliaciją per Telijos televiziją labai stipriai ryja megabaitus. Jeigu dar paleisiu transliaciją, tai gali man intikas telefono nepavežti, o 2 intikų neturi. Ir tai būna dar kartais striginėja. Televizija būtent striginėja. Nu ką, mūsiškiai eina.
Ignas Brazdeikis. Gabrielius Maldunas. 13, Rokas Jokubaitis. 17, Jonas Valanciunas. 19, Mindaugas Kuzminskas. 20, Donatas Montejugas. 22, Eimantas Benjus. 31, Vaidas Kariniauskas. Viskas, nieko nebekraus. 33, Rampą uždėjo, vieną kartą važiavo, tom pasibaigė. Tai tarimą turiu, kad kabėsiu, kol kažkas baigsis. Davidas Sirividis. Head coach for Lithuania, Kazis Maksvidis. Please welcome on the court the wonderful champion, inspiring future generations of basketball stars. Ne, bet čia kad nebūtų man to copyrighto. Biškį prisukt. Paskui bus copyrightas. We begin with the anthem of Serbia. Serbijos himnas. Ką, šokam, jau čia tiesiai, tai varžybos prasidės. Nu ką, varžybos prasideda? Tai, kad šiandien mes žaidžiame su Serbija, ne su Italija, o pergalė šiandien galėtų netgi garantuoti ir tiesioginį kelialapį į olimpinės žaidynės, jeigu savo ketvirtfinaliuose laimėtų dvi Šiaurės Amerikos komandos, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada. Tuomet Lietuva iškopus į pusfinalį jau tikrai būtų viena iš dviejų geriausių Europos komandų. Ja, čia būtų geriausia skėtai, kad apie kovą dėl medalių, bet Serbijos rinktinė be abejo galingas varžovas, galima sakyti, kad olimpinį kelialapį tiesiai gauti. Čia žiauriai būtų reikalingas dalykas. Tokiuose lemiamuose etapuose. Ir čia Svetislavo Pešičiaus treniruojama komanda kol kas, sakyčiau, nenugalėjo nei vieno labai rimto varžovo. Vienintelė stipresnė komanda, su kuria žaidė Serbija, buvo Italija ir jai pralaimėjo 2 taškais, bet serbų žurnalistai buvo labai laimingi, kai Lietuva įveikė Jungtinės Amerikos valstijas, nes visiškai neplanuotai, visiškai netikėtai užleidė pirmą vietą grupėje italams. Serbai išėjo žaisti ne su amerikiečiais, o su lietuviais. Ir daugelis turbūt šias rungtynes vertina kaip 50-50 apylygiai abiejų komandų šansai. Aišku, Lietuva demonstruoja kol kas įspūdingiausią krepšinį čempionate su geriausiais pataikymo procentais ir taip toliau, bet ir mūsiškiam kol kas tokio varžovo sutikti neteko. Taip, Jungtinės valstijos, bet ten rungtynių kontekstas buvo kitoks. Nei Graikija, nei Meksika, nei Juodkalnyje, nei Egiptas nebuvo tie varžovai, su kuriais teko kautis iki paskutinių sekundžių, o šiandien gali būti... Nu, kažin, kaip čia bus. Mes matysime kovą iki pat pabaigos. Na, daug kas gerbė būtent Serbijos ir Lietuvos krepšinį, nes tai yra dvi nacionalinės rinktinės, kurios nenaturalizuoja žaidėjo, visada verčiasi su tuo, ką turi. Dar viena tokia komanda čempionate žaidžianti ketvirtfinaliuose yra Latvija, taip kad čia
pavyzdys galbūt kitoms šalims, o iki rungtynių pradžios jau lieka šiek tiek mažiau nei 2 minutės ir galime pažvelgti į starto penketus Lietuvos rinktinėje Rokas Jokubaitis. Nu, davai, vėl tritaškių reikia lietaus, kai buvo prieš tai. Tai yra jau įprastas. 9 iš 9 startė. Serbija, Stefanas Kosmosas būtų. Dobričius, Bogdanas Bogdanovičius, Nikola Jovičius ir Nikola Milutinovas. Ir dabar paklausykime Mes už Lietuvą. Stovyklos pasitarimo. Nu, kažin, kiek žiūrinčių šiandien Lietuvoje. Ką čia? Ir nedirbančių. Keliauja abiejų komandų penketai jau po truputėlį į aikštę, užsiminė šiek tiek apie tas istorinės Lietuvos ir Serbijos rinktinio akistatas. Gana seniai iš tikrųjų žaidėme oficialias rungtynės prieš Serbiją ir prisiminimai malonus. 2015 metų pusfinalis ir tą susitikimą, tą karą mes laimėjome 3 taškais, tai buvo... Nu tau, kai gerai grafiniai padaryti. Labai nerezultatyvus. Iš ko čia, kažin, padaro taip, ar čia tik per teleką taip rodo? Ai, jo, čia per teleką. Įdomi, vidury aikštės žmogeliukas atsirado su laiku einančiu. Pradžių nesupratau, kas per velnės. Jau, kad žmogeliukas tikras, bet kažkokį laiko švieslinti, paskui pradingo. Geri sprendimai, kietai. Tenkinosi sidabru, kadangi turėjo pripažinti Slovenijos pranašumą. Tuo metu jie buvo ir olimpiniai vicečempionai iš Rio olimpinių žaidynių. Na ir senesnės kartos serbų krepšinio mylėtojams Manila kelia labai gerų prisiminimų. Būtent čia Filipinuose 1978 metais Jugoslavija laimėjo pasaulio čempionatą, iškovojo auksą, finale buvo nugalėtos Jungtinės Amerikos valstijos be profesionalų krepšininkų, tuo metu amerikiečių garbę gindavo studentai. O kalbant apie šio čempionato Serbiją, kaip ir atrodo aiškios pagrindinės figūros, aiškus lyderiai, aišku, ką svarbiausia yra sustabdyti, bet labai sunku įvertinti, kaip jie žaidžia, nes grupėje žaidė tikrai ne su to lygio komandomis. Ten jie rinko daug taškų. Na, pažiūrėsim. Kinija. Nu, gerą startą pasidaryti, kokį plus 15, kad galėtum be įtampą žaisti ir būtų zaibys. Ir dabar. Aik, tu, na... Ginčas Jonas Valančiūnas. Tik tai ką šis prasideda, tai pradės striginėti. Vidurio polėjo akistata bus labai taip pat svarbi Milutinovas, nors ir Na, kamuolį atsikovojom. skaičius čempionate, tačiau tokio varžovo jis prieš save dar neturėjo. Ir prarado kamuolį. Aina, šiaip. Bogdanas Bogdanovičius atakuoja jis ir pirmieji Serbijos rinktinės lyderio taškai. Labai strigo Bogdanovičius čempionate iki lemiamų rungtynių su Dominikos Respublika, kuriuose labai pasigerino savo pataikymo procentus. Ir be abejo šioje rinktinėje... Negi serbai tai bus išanalizavę žaidimą. Būtent Bogdanas Bogdanovičius tampa pagrindinė žvaigždė. Tragiškas šiam rungtynės buvo prieš Italiją, 1 iš 13 pataikytas tritaškis, čia Jonas Valančiūnas, 1 prieš 1. Maladė. Aik, tu taip ir striks, kas čia yra per nesąmonę, aš nesuprantu. Nerodė, ką šio tai nieks nestrigo. Blemba, kokia gaidiška ta televizija, Telijos, tai negaliu. Milutinovas, šis epizodas labai patinka. Ir turbūt, kad šiandien Valančiūno centravimo tokio klasikinio žaidimo matysime daugiau nei kitose rungtynėse. Milutinovas yra pažeidžiamas varžovas, kurį galima atakuoti. Ir būtent tai padarė lietuviai pirmoje atakoje. Apačia, Lietuvos rinktinė keliauja dabar. Pasidėt arčiau telefoną, kad jokio nebūtų trikdžių. Varžovai pasižymi gerų pataikymų iš žaidimo. Tiek lietuviai, tiek serbai pirmauja pagal šį statistinį komponentą. Bam, Valančiūnas tritaškį. Reikia tikėtis, kad tai bus jo. Bam! Kadangi startas išties nuostabus. Ir labai stabiliai Kazio Maksvyčio komanda kiekvienose rungtynėse bet po kartą sužaidžia pick and pop su Valančiūnu, kartais ir su Motiejūnu, ir mūsų centrai vis po vieną tritaškį prideda. Dabar jau Milutinovas gauna kamuolį prieš Valančiūną, nugarai krepšį. Selekerskis šiek tiek padeda Jonui Valančiūnui, Milutinovas nenusimeta kamuolio, vargsta iki galo ir pelno taškus. Šiais metais varžovų komandos aukštų ūgis pastaruosius 2 sezonus praleidęs Maskvos CSKA. Įtrynė kamuolį. Pelnė taškus. Brasdeikis, Jokubaitis.
Jovičiaus gynyba prieš jį. Margiris Normantas. Vieną geresnių savo gynybos žaidėjų Dobričių meta Pešičius prieš Jokubaitį, suprasdamas, kaip svarbu stabdyti lietuvių. Bam, antras tritaškis. Per Stefaną Jovičių iš 3 taškų zonos taikliai atakuoja Ignas Brazdeikis ir Lietuva toliau Brazdeikis. meta 3 taškus Maniloje. Lietuva yra... Jis dar lietuvių, kai 3 taškus meta, eiktų na. Kalbant apie tolimus metimus, Ignas Brazdeikis yra vienas iš tų žaidėjų, kurie gerina tos skaičius. Blemba. Apsiginti nepavyksta. Bogdanas Bogdanovičius pasižymė taškais iš po krepšio. Buvo paleistas Bogdanovičius, jo įkirtimas į baudos aikštelę, Valančiūnas lanką saugojo, tačiau Bogdanas Bogdanovičius užbaigė ataką. Jokubaitis į kairę, jo geras metimas, tačiau nepavyksta pataikyti Lietuvos rinktinės žaidėjų. Davai. Varžovai bėga greitai ir nepavyksta apsiginti Brazdeikį čia prieš Jovičių. Problema, kad Blemba, lygu 8-8. Jis labai norėjo išnaudoti komandinę pražangą, bet nespėjo ir serbai nulėkė į greitą puolimą. Kalbėjo Kazys Maksvytis apie tai, kad serbai nebūdingai savo, nebūdingai Serbijos krepšinį mėgsta šiame čempionate žaisti greitai. Mėgsta jie naudoti ir susikeitimo gynybą, net ir su Nikola Milutinovu dažnai keičiasi, kaip kad dabar matėme. Bam, antras tritaškis. Prideda dar vieną tritaškį ir Lietuva pirmauja 11-8. Ir kol kas jokio susikaustimo Lietuvos rinktinės puolime. Maladėts, lietuviai. Atsipūtė. Atsipūtė, maladėts. Prideda 3 taškų vertės metimą. Ir pasitikėjimas savimi dabar tokio lygio, kad Sedekerskis, Brazdeikis meta netgi turėdami varžovą prie savęs ir tai niekiek nesutrukdo. Bogdanas Bogdanovičius su Milutinovu 2 prieš 2 bando atakuoti Valančiūną, Milutinovas išvaro. Blemba, kaip atitvėrė. Ir dar 2 taškai. Kol kas šis tandemas daro nemažai problemų Lietuvos rinktinės gynybai. Ir Bogdanovičius švelnina Lietuvos rinktinės persvarą minimalios. Čia galima būtų ir techniniai įpaišyti serbui, o tam tarpu Tadas Sedekerskis lieka be priežiūros. Vėl tritaškis. 2 iš 2 Tadas Zaibys. Sedekerskis tritaškai ir Lietuvos rinktinė demonstruoja, kad tie skaičiai grupių etape nebuvo atsitiktiniai, atėjus lemiamiems mačams bent jau kol kas. 3 taškų pataikymas. 4 iš 4 tritaškai. Geras. Su amerikiečiais buvo startas 9 iš 9, su serbais kol kas 4 iš 4. Dabar Jovičius prieš Jokubaitį ir netaikliai meta Stefanas Jovičius. Pagaliau pavyksta apsiginti lietuviams, galima pulti greitai, Ignas Brazdeikis ir dar 2 lietuvių taškai. Zaibys. Persvara įgyja Kazio Maksvyčio auklėtiniai 16-10. 16-10. Kai gražiai susižaidė lietuviai. Jis dėt įsidalino kamuolį iki galo. Visiškai. Jovičius. Jis. Vėl stringa nuužknisa. Kas per pievą? Stefanas Jovičius tenčia Nikola Jovičius iš 3 taškų zonos, o grupio etape metęs pirmajame etape metęs labai taikliai iš 3 taškų zonos. Antrajame Jovičiaus skaičiai labai stipriai krito į apačią. Jaunas 20 metų žaidėjas, čia Jokubaitis. Nepavyksta pasižymėti Rokui Jokubaičiui, Jonas Valančiūnas dar kovoja dėl kamuolio, tačiau jam sučiupti jo nepavyko. Margiris Normantas pažeidžia taisyklės prieš Bogdaną Bogdanovičių. Čia net ir ginčytis neverta Margiriui Normantui, manau, kad yra pakankamai gera pražanga. Lietuviai ne visai spėjo grįžti prie savojo krepšio ir tiesiog pirmoji komandinė pražanga buvo išnaudota. Prieš tai matėme, aišku, kiek sunkesnį Roko Jokubaičio metimą. Svarbiausia, kad metimus lietuviai susikūrė, kol kas pirma ataka buvo su prarastu kamuolio, po to kiekvienos atakos metu pavyksta susikurti progas. Margiris Normantas ir Tomas Dimša yra tie žmonės Lietuvos rinktinėje, kurie prižiūri. Įprastai varžovų perimetro lyderius šiandien. Dengiamas. Paleidžia ne pirmą kartą Bogdanovičių. Ir sunki dvikova kol kas Vilniaus Ryto kapitonui. Turbūt, kad artimiausių metų jau Tomas Dimša kils ir... Nu kas per velnias, kodėl stringa? Nema, gal bandyti ant 4G persijungti. 8 taškus. Jau surinkęs yra Bogdanovičius. Tiek 2 prieš 2, tiek 1 prieš 1. Situacijose agresyvus jis. Ignas Brazdeikis. Valančiūnas gana toli. Nuo krepšio gauna kamuolį. Prieš Milutinovą 5 sekundės. Nugarą žaidžia Lietuva. Jau trigubinti bando. Nu blin, nu! Susukimas ir netaiklus metimas. Po krepšių laukia pagalba ir Valančiūnui prasibrauti visiškai po krepšių nepavyko, teko pasirinkti šiek tiek sunkesnį metimą. Normantas dabar jau prižiūri Stefaną Jovičių ir pasiruošęs iš užtvaro eiti per apačią, o Bogdanas Bogdanovičius nepataiko iš 3 taškų zonos. Na bent jau už toli, reikia, kad serbų snaiperiai šiandieną šaudytų pro šalį. Normantas. Valančiūnas vėl užsiima padėti arčiau krepšio.
kartą renkasi metimą iš kiek toliau ir išprovokuoja Nikolo Milutinovo pražangą. Gerai. Pridėjęs, tikrai atrodo, šiame čempionate Valančiūnas daugiau tokių kozirių, atsisukęs veidų į krepšį, nevengia mesti iš vidutinio nuotolio, kartais ir pasigąsdinti varžovą ir būtent taip, dabar jis pasigavo Nikolą Milutinovą, rezultatas 16-12 ir Valančiūnas meta baudas. Motejūnas jį jau pakeis, jeigu antrąją baudą kapitonas pataikys, keitimai bus atlikti ir Serbijos rinktinėje. Filipas Petruševas ir Vanja Marinkovičius pasirodys ant parketo. Turi pasirinkimo Serbijos rinktinėje vidurio puolėjo poziciją. Filipas Petruševas kiek kitokio tipo vidurio puolėjas nei Nikola Milutinovas. Klube Belgrado Cervena Zvezda ekipoje jis ir iš 3 taškų zonos mesdavo, tiesa rinktinėje Sviatoslavas Pešilčius panašu, kad kiek apribojęs jo metimus iš tolimos distancijos. Ir aukšto ūgiui prieš pasirodant aikštėje jam paskutinius nurodymus perduoda Oliveris Kostičius, labai gerai pažįstantis Lietuvos krepšinį, seniau yra dirbęs Kauno Žalgiryje, o kitą sezoną jis vadovaus Utenos Juventus klubui Lietuvos krepšinio lygoje. Motejūną išleidžia. Atlikti keitimai Lietuvos rinktinėje, Valančiūnas rungtynes pradėjo labai solidžiai ir jo, vedama Lietuvos rinktinė turi 6 taškų persvarą, 18-12. Pasitinka nuo galinės linijos varžovus lietuviai. Milžiniškas dėmesys iš karto Bogdanui Bogdanovičiui, jis praleido praėjusių metų Europos čempionatą. Sugrįžo po pertraukos į rinktinę. Šis gynėjas, aišku, trūksta daug krepšininkų serbams. Visų pirma, galima kalbėti apie Lemba. varžovų didžiausią Tritaškį. Petruševas. Kaip toks laisvas meta. Nikola Jokičiaus, aišku, nėra Serbijos rinktinėje, didžiausia netekis serbams, o čia Petruševas nubaudė mus. Meta klube, Petruševas ir meta taikliai. Geras perdamas Donatui Motejūnui ir varžovai dar bandė kabintis, bandė išmušti kamuolį, bet nesustabdo Motejūno ir 2 taškai. Kol kas su puolimu viskas tvarkoje. Lietuvos rinktinėje. Bogdanovičius Lemba uždengt. Ir niekas daugiau didelių problemų nekelia. Tas Lemba ir kamuolį dalina. Ir pats dar įmeta dapigas. Dabar klubas Vitorijos Baskonė gretose, Bogdanovičius. Geras Sedekerskio pagalbas, spėjai sugrįžti ir prie Jovičiaus puikiai. Tadas Sedekerskis atidirbo gynybo ir Petruševas buvo priverstas mesti iš sunkios. Oi, na savo, kokį patais. Su pražanga kamuolį į krepšį įmuša Nikola Jovičius. Neprastai čia yra Lietuvos rinktinės ginklas, štai tokie atkovoti kamuoliai puolime. Kaip čia tokį stūmė? Išgelbėjo šią ataką Serbijos rinktinės. Ir visiškai uždengtas buvo. Na, jaunai Nikola Jovičių Pešičius. Kad čia pražangos nebuvo jokios, kas čia buvo. Sakyti, Nemanja Bielicos. 2 taškai ir galėjo varyti tolyn. Jis gali pažaisti su kamuoliu, bet dabar jis tiesiog rungtynės po krepšių laimėjo ir gali susirinkti 3 taškus. O Lietuvos rinktinės penkete Mindaugas Kuzminskas, vienas iš 2 rezultatyviausių Lietuvos krepšininkų 2015 čempionato pusfinalio. Tuomet jis ir Jonas Valančiūnas, abu krepšininkai esantis ir dabar vedė puolime lietuvius į pergalę prieš serbus. Valančiūnas šiandien mačą pradėjo gerai, čia lietuvių dar viena klaida ir Aleksa Vramovičius. 20 Lemba. Jokubaičių gana sunki pradžia, porą prarastų kamuolių, porą pramestų metimų. Aišku, pavyko atlikti rezultatyvių perdavimų. Tomas Dimša yra pasiruošęs žengti į aikštę. Rezultatas lygus 20-20. Motejūnas turi jėgos pranašumą, jį išnaudoja, tačiau užsibaigti tikslių metimų. Lietuvos rinktinės centrui nepavyksta. Avramovičius. Daug kūrybos demonstruojantis Serbijos rinktinės žaidime. Šio čempionato metu atliekantis daugiausiai rezultatyvių perdavimų. Čia Margiris Normantas perima kamuolį, Sedekerskis, Jokubaitis ir Rokas Jokubaitis. Pelno taškus, reikia psichologiškai jam geresnių epizodų po poros klaidelio. Fantastiškas Normanto žaidimo skaitimas, nusileido laiku į baudos aikštelę, pasitiko perdavimą ir jį nutraukė. Ir būtent po perimto kamuolio prasidėjo greita ataka. Tomas Dimša ir Vaidas Kariniauskas jau greitai turėtų pakeisti Normantą ir Jokubaitį. Bogdanovičius su kamuoliu prie tritaškio linijos, perdavimas Petruševui ir čia jau be šansų Jokubaičiui. Gerai, kad ten pavyksta išvengti pražangos. Kitokia gynybos taktika Lietuvos rinktinė naudojas nuo Motejūno, nei Jono Valančiūno. Dabar Motejūnas jau nespėjo grįžti po krepšio. Lygu, 2-2 Lemba. Taškų nepelnė, jau perdavimas Sedekerskiui, trečias jo bandymas iš 3 taškų zonos, pirmi 2 buvo sėkmingi, trečias ne, bet atkovotas kamuolys puolime, Jokubaitis, dar vienas tritaškis. Ir dabar pataiko Rokas Jokubaitis, 5. Maladėt,
jaunuolis. Atsireabilitavo už tas grybą vieną ir... Užleidžiant vietą aikštėje Dimšą, jis įėjo į baudos aikštelę ir Sedekerskis sukūrė progą, po to pasiėmė puolime atšokusi kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą, dabar iš po krepšio. Liuks gražiai, visi stovi vietose ten, kur reikia. Dar viena labai apmaudi klaida, Abramovičius nenubaudžia. Kamuolį puolime atkovoja serbai, na būtent tie antrieji varžovų šansai. Ką čia? Kol kas yra didžiausia lietuvių problema, tačiau varžovai bent iš 3 taškų zonos. Per daug negrasina lietuviams. Vaidas Kariniauskas, JAF rinktinės siaubas aikštėje kartu su juo ir Tomas Dimša. Taip pat labai geras rungtynes sužaidęs būtent prieš Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkus. Išnaudoja savasias progas puolime. Liuks gražu. Bogdanovičius, kuris ką tik prametė 3 taškį, bet susirinko jau 8 taškus. Gerai, Bogdanovičius tai sėdi. Ir šitas blemba gerai pridalino. Ir kamolių ir pats įmeta blemba gerai. Vienas iš pagrindinių kūrėjų, vienas iš puolimo lyderių šioje rinktinėje. Apskritai, Serbijos rinktinė turi nemažai pasirinkimo antroje pozicijoje. Guduričius yra vienas iš tų. O pasirinkimų daug mažiau talento, sakyčiau, ši komanda turi 3 ir 4 pozicijose. Ten visa eilė aukščiausio lygio žaidėjų neatvyko į čempionatą, galima kalbėti visų pirma apie Kaliničiaus nuostolį. Čia, kaip sakoma, tai jau ne mūsų problemas. Dabar labai stipriai spaudžia varžovai ir Dimšą, ir Kariniauską, neleidžia pradėti derinio lietuviams. Ir vos neperėmė kamulio. Serbija užfiksuotas taisyklių pažeidimas koja. Čia akivaizdžiai Marko Guduričius lietė kamulį. Kazys Maksvytis kalbėjo apie tą serbų fiziškumą. Gynyboje lygino serbus ir su jau sutiktais graikais pagal šį aspektą. Kol kas būtent tos klaidos išprovokuotos varžovų. Kieto žaidimo yra nemenka lietuvių problema, tačiau nepaisant to... Niekas stipriai gintis greit pavargsta. Dažniausiai. Keista matyti tai, kad komandos neišnaudoja pražangų šiame kėlinyje, nors atrodo tikrai ginasi serbai, ypač agresyviai ir intensyviai. Dabar baudžiamas Petruševas prieš Motejūną ir jo komandai tai bus tik antroji pražanga. 2 turi ir Lietuvos rinktinė. Kiam 9 sekundės lieka, ko nesibaudoja, blemba. Derinių nestabdo. Vaidas Kariniauskas netrukus grąžins kamuolį į žaidimą 14 sekundžių. Lietuvių atakai, Brazdeikis. Prieš jį Alanija Marinkovičius. Kariniauskas prieš save turėjo žemesnį varžovą sukremtą, tačiau kamuolį negavo. Brazdeikis 1-1 palikto žaisti jam nemažai erdvės, tačiau spaudys iš karto baudos aikštelėje varžovai. Tomas Dimša. Dėja, netaikų ir Dimšos 3 taškas, dar vienas šansas. Kariniauskas pereina vėl į pozicinę ataką lietuvių, nors Kariniauskas progelį ar turėjo, Brazdeikis. Nu blin, nu. Galėjom mes, blėta, 3 taškus. Čia viskas labai gerai. Vaidas Kariniauskas su Guduričiu pasitinka. Protingai sužaidė Lietuvos rinktinės žaidėjas. Na, vienas skirtumas nuo rungtynių su Serbija, tai čia jeigu Kariniauskas ir turi, tarkim, prieš save Abramovičių, tu įvesi kamuolį į baustą, pagalbos bus paruoštos. Amerikiečiai daug apie tai... 4 prarasti kamuoliai jau, blemba. Aišku, spaudžia tik apsišikimo serbai. Kad ir sakė Svetislavas Pešičius, kad nežiūrėjo Lietuvos rungtynių su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, niekas to netiki, tai tikrai yra blefas. Be jokios abejonės viskas buvo žiūrima ir analizuojama. O Lietuvos rinktinės penkete Gabrielius Maldūnas toms paskutinėms sekundėms pirmajame rungtynių kėlinyje. Įprasta jau Kazio Maksvyčio taktika, likus keliasdešimt sekundžių gynybai. Į aikštę išleisti Gabrielių Maldūną, kuris gali... Nu, davai, apsiginam. Nu, blin, kaip taip paleido. Prasižengti, bet praleidasi stipriai, kairė pusė buvo Marko Guduričius. Dar yra laiko Vienas taškas. Bandė Marinkovičius subauduoti Brazdeikį. Brazdeikis turi šansą užbaigti ataką, bet prameta. Kaip jam taip iš po krepšio neįlenda šias ant? 25-24. Taip atrodo viską gražiai padaro, tai Brazdeikis viską prasiveržia, praeina ir pista norėda tas kamuolys. Nesuprantu, kaip jam taip neįkrenta. Gerai, dabar pertraukėlė ir tęsim žiūrėjimą toliau antrą kėlinį. Nu ką, prasidėjo antras kėlinukas, blemba ir iškart 2 taškai. 25-26 gaunam 1 tašku. Gintis kol kas tikrai sunku. Čia galbūt treneris priekaištautų ir dėl nepanaudotų pražangų pirmajame kėlinyje. Gal antrajame kėlinyje pavyks tuos dalykus pagerinti. Gerai, kad sunku gintis abiems komandams. Susitinka 2 ir 3 ekipos čempionate pagal rezultatyvumą. Donatas Motejūnas nėra pražangos ir Donatas Motejūnas nepataiko. Dabar šios atakos pabaigoje pražangą pasiima Tomas Dimša prieš Dejaną Davidovacą. Dar
labai gerą perdavimą Tomas Dimša įkišo Motiejūnui, 2-2 perdavimas nuo grindų, bet perskaitė situaciją Davidovacas ir padėjo gynyboje po krepšiu, būtent jis sustabdė Motiejūną. Sugrįžta Dejanas Davidovacas į Belgrado Crvena Zvezda, ekipa kitame sezone, ekipa, kurioje praleido didžiąją dalį karjeros. Svetislavas Pešičius prieš 21 metus su Jugoslavijos rinktinė tapo pasaulio čempionu Indianapolyje, Tai kas čia? Ir vėl neprasižengiamas, Kas čia? Praleidžiamas labai lengvai Patruševas į dešinę pusę. Visi pastovėjo, pamiegojo. Ignas Brazdeikis su kamuoliu. Jau -3. Prieš šį tikrai gera gynyba pasižyminti žaidėjas Mindaugas Kuzminskas. Nepataiko Kuzminskas, Dimša atkovoja kamuolį puolime. Dar viena proga lietuviams. Vėl Kuzminskas. Motiejūnas stumdosi arčiau krepšio ir dabar jau pražanga prieš Donatą Motiejūną. Piktas lietuvis, kontakto ten labai daug. Avramovičius tempė Donatą Motiejūną. Gaila, kad nepavyko daugiau išspausti šioje situacijoje, nes teisėjas pražangą skyrė net nemetimo metu ir vietoj Dymau aikštėje pasirodo JV. Labai galingai rungtynės pradėjo Jonas Valančiūnas, 7 jo pelnyti taškai, geras progų išnaudojimas, porą atkovotų kamuolių. Lemba. Kariniauskas. Avramovičius ginasi prieš jį, žemiausias Serbijos rinktinės žaidėjas, tačiau visose pozicijose ūgio serbai turi gana nemažai. Dimša, dar vienas lietuvių. Vėl kamuolį pametė, blin. What the fuck? Būtina pasitikti Guduričių, kuris mėgsta atakuoti tranzicijoje. Prieina arčiau Kariniauskas, po to Kuzminskas susiduria su serbu ir gauna pražangą. Ir šiame čempionate Serbijos rinktinės nemaža dalis žaidėjų tranzicijoje renkasi greitus metimus, renkasi metimus iš pirmųjų opcijų. Ta patį galima sakyti ir apie Nikolą Jovičių, be abejo apie Bogdaną Bogdanovičių. Pešičius nenori matyti Petruševo dvikovų su Valančiūnu ir grąžino savo pagrindinį centrą Nikolą Milutinovą. Ant 3 taškų persvarą yra įgijusi Serbijos rinktinė. 1-1. Jų patirtas pralaimėjimas iki šių rungtynių prieš Italiją. Davidovacas. Dimša. Ir pagrindinį varžovų žaidėją esantį dabar aikštėje Avramovičių. Šio perdamas į kraštą Davidovacui ir Dejanas Davidovacas įprastai neblogai meta iš startinės padėties. Šį kartą prameta Milutinovas, ima kamuolį, vis dar ginasi lietuviai ir turės gintis toliau, kadangi nuo mūsų rinktinio žaidėjų. Kazys Maksvytis gauna signalą iš žaidėjų, kad reikėtų iššūkio. Taip, Kazys Maksvytis prašo peržiūros. Ir nuo Davidovaco, man atrodo, kad tikrai nuo Davidovaco kamuolys nulėkė į užribį. Jonas Valančiūnas sako, kad nereikia naudoti, bet reikia. Atšaukė vis dėlto peržiūrą treneriai ir teks dabar jau gyventi su tuo, kad serbai tęsia savo ataką. Kaip ir pastebėjai, palikti Davidovacą ten eiti iš silpnos pusės nuo kamuolio į tokią gilią pagalbą. Man atrodo, kad Valančiūnas biškį pirštų galiukais lietė. Kol kas Serbija bent jau 3 taškų nepataiko. Tik 1 iš 5 pasiekė tikslą. Marko Guduričius atsilaisvina ir metas su pražanga. Margeris Normantas yra baudžiamas. Ir 3 baudų metimai, kuriuos mes su Marko Guduričius. Stambulo Fenerbahče ekipoje žaidžiantis krepšininkas, beje, rungtyniavęs vieną sezoną NBA ir tuomet jis buvo Jono Valančiūno komandos draugų Memphis Grizzlies ekipoje. Dabar būtent jis, nes baudos metimus su Jonas Valančiūnas sukviečia 5-tuką pasitarti aikštėje. Sunkas minutės kėlinio pradžioje, nepavyko kol kas užpulti šiame ketvirtyje. 4-0 kėlinį laimi serbai. Ar Guduričius gali pratęsti sėkmingą varžovų atkarpą. Ir geresnę atkarpą serbai žaidžia netgi kuomet sėdi dabar ant atsarginių žaidėjų suolelio. Pagrindinis komandos lyderis Bogdanas Bogdanovičius. Lietuvių antras penketas buvo stiprybė šiame čempionate ir atrodė, kad tai gali būti mūsų pranašumas, bet kol kas ketvirtfinalyje būtent serbo atsarginiai žaidėjai deda komandą į pliusą. Vakar Kazys Maksvytis kalbėjo, kad tos rotacijos šiek tiek keisis Lietuvos rinktinėje, kuomet ateina lemiami susitikimai, turi šiek tiek augti pagrindinių žaidėjų minučių skaičius. Guduričius 2 iš 3 pataiko bent jau vieną tašką nepasiima varžovų komandos gynėjas. Vaidas Kariniauskas. Prieš jį įkyriai ginasi Aleks Avramovičius. Guduričius kaip atkritinėjo dabar nuo kamuolio Margerį Normantą ir techninė pražanga Marko Guduričiui. Štai taip. Serbiški žaidimai prasidėjo dar prieš rungtynes. Minėjo apie tas kalbas, kurias Svietislavas Pešičius tęsiasi į rungtynių pirmoje pusėje.
Prisikudūrino Gudurą. Labai jau gudrus. Norėjo būti gudresnis už visus. Aha, techninę gavo už tokį. Šitą gudrumą baudžia. Taiklus baudos metimas ir atakos tęsinį 14 sekundžių. Mums dar tik 4 taškai. Skiria komandas atrodytų gana sunki. Atkarpa Lietuvos rinktiniai, tačiau varžovai niekur toli nepabėga. Dar per tą jiems geresnę atkarpą. Margiris Normantas. Keičiasi ginamaisiais varžovai bent jau iki 4-osios pozicijos. Valančiūnas leidžiasi po krepšių. Lietė kamuolį Avramovičius. Tiesa, lieka tik 3 sekundės ir 20-osios. Na, bet sunki buvo ataka, jau Normantas veržėsi į kairę ir bandė atlikti perdavimą šalia stovinčiam komandos draugui. Nebuvo labai gerai organizuotas puolimas, tačiau dar galima pelnyti taškus, tam yra 3 sekundės ir 20-osios. Kaip sunkiai eina. Kubaitis, jau kurį laiką sėdė atsarginio žaidėjų suolelio, suklydais poroje situacijų, tačiau... Lašinukų paspjaustis. Tikrai buvo momentų, kur gerai žaidė kamuolį, čia Brazdeikis, bando gelbėti šią ataką ir nepataiko Brazdeikis. Fiksuojama 24 sekundžių pabaiga. Jam galėjo bent lies biškį flanką. Sustovėjo Guduričius prieš Brazdeikį, kamuolys lanko nelėtė. Kol kas lietuviai šiame kėlinyje yra pelnę vos 1 tašką ir tas taškas atsitiktinis už Marko Guduričiaus vietinę pražangą. Baudą pataiko Margiris Normantas. Į serbų penketą sugrįžta Bogdanas Bogdanovičius. Normantas vėl ginsis prieš jį, Brazdeikis dabar dengs Marko Guduričių. Reik lašinukų biškį pavalgyti. Serbijos rinktinėje. Ir tikras lyderis buvo 2017-aisiais, kai rinktinė pasiekė finalą, bet pralaimėjo Slovenijai. Taip, 20 taškų vidurkį turėjo jis, jo ir Luka Dončičius. Žvaigždės žibėjo ten, o čia Nikola Milutinovas. Visą aikštę vienas Avramovičius prabėgo, po to paspaudė Kariniauską ir išprovokavo dar vieną klaidą. Avramovičius serbams įnešė beprotiškos energijos. Čia, kad nieko nėra, Aleksa, ką čia rodai? Rodo, kad galbūt kažkiek prakirto jam lūpą, bet prakirto ar neprakirto, ne tai svarbiausia. Čia buvo pražanga puolime, kad ir kaip teatrališkai Avramovičius tai rodė, bet Kariniauskas suklydo. Kaista emocija šiose rungtynėse jų tikrai bus, rungtynių kaina yra labai didelė. Tai yra ketvirtfinalis, pats žiauriausias, pats skaudžiausias etapas. Jeigu tu pralaimi pusfinalį, tu turi rungtynės dėl 3-osios vietos, tu vis dar kovoji dėl medalio. Nuo šio čempionato kontekste dabar situacija susiklosti ir taip, kad ir olimpiniais kelialapis atiteks mažų mažiausiai patekusi pusfinalį, kalbant apie Europos rinktynes. Prieš čempionatą buvo scenarijų, kai tarkim Prancūzija eitų toli ir tu galėtum į olimpinės iššokti iš Europos kontinento, kaip tarkim 5 čempionato komanda dėl 5-8 vietų žaidime, bet dabar tokio varianto jau neliko. Avramovičius atakuoja Roką Jokubaitį ir praslysta po krepšių, bet nepataiko. Milutinovas renkasi kamuolius puolime. Avramovičius vėl varžasi krepšio link, Rokas Jokubaitis blokuoja varžovą metimą. Malodėt. Normantas jau kitoje aikštės pusėje. Sedekerskis ir pirmieji taškai žaidimo antrajame rungtynių kėlinyje, kuriuos pelno lietuviai vargais negalais. Tačiau sugebame pralaužti pagaliau serbų gynybą. Nuo geros gynybos prasidėjusi ataka. Ten Avramovičius labai stipriai pervertino savo galimybės, gavo bloką nuo Roko Jokubaičio. O Ignas Brazdeikis persistengė spausdamas varžovą, komandinės pražangos šiame kėlinyje jau ištirpo. Ir tai yra tiesiog 2 baudų metimai padovanojami lygioje vietoje Marko Guduričiui. Jeigu pirmajame rungtynių kėlinyje lietuviai ir serbai lėtai rinkosi komandinės pražangas, netgi neišnaudojame rezervą, tai dabar esame baudžiami už pernelyg greitai susirinktas jas. Jovičius pakeitė Avramovičių, kuris daug problemų pridarė antrajame kėlinyje. Aleksej Avramovičiui tai pirmas didysis turnyras atstovaujant Serbijos rinktiniai buvo jis olimpinėje atrankoje, kuri nesusiklostė. Serbijos rinktinė apskritai iš pastarųjų 3 olimpiadų 2 praleido Serbijos rinktinę. Guduričius dabar prie baudų metimo linijos. Nors statistiškai galbūt šis čempionatas ir tarsi neatrodo kažkaip įspūdingai Guduričiui, tačiau jis yra vis tiek geriausias kol kas Guduričiaus karjeroje. Kitais metais tiesiog būdavo daugiau dar talento Serbijos rinktinė ir Guduričius stumdavosi į antrąjį planą. Dabar jis baudomis renka taškus savai rinktiniai. Ir 6 taškų persvarą turi varžovai. Rokas Jokubaitis sugrąžintas į aikštę žaidėjo pozicijoje. Guduričius įsikimba į jį. Bando atsidengti Ignas Brazdeikis. Prieš jį Stefanas Jovičius.
Brazdeikis eina pagalba iš Milutinovo ir pražanga Serbijos rinktinės puolėjai. Serbai dar nėra išnaudoję pražangų limito, trečioji komandinė jiems. Pasiruošę yra Brazdeikio atakoms, kai jis gauna kamuolį pusiau krašte, žemai nuleidęs kamuolį pradeda atakuoti varžovą su savo stipriu kūnu ir pagalba jau buvo paruošta ten. Drąsiai galima sakyti, kad su tokia gynyba šiame čempionate lietuviai dar nebuvo susidūrę. Tikrai taip. Normantas prieš Davido Vacą, 2-2 su Valančiūnu. Valančiūnas gauna išsikeitimą, Davido Vacas ten gynės iš priekio, Sedekerskis palei galinę pražiopsto, serbai Tadas Sedekerskį į kirtimą ir Tadas šiandien yra rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas. Mes šlovinome Tadą Sedekerskį po rungtynių su Juodkalniečiais, po rungtynių su amerikiečiais. Šiandien jis turi 10 taškų, 4 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus. O kas fantastiškas jo žaidimas. Reikia dabar. Gero darbo gynyboje 2-2. Stengiasi atakuoti Valančiūną varžovą ir nesugeba Nikola Milutinovas užbaigti šios atakos. Normantas iš 3 taškų zonos tranzicija. Ajajai, nepataiko Margiris Normantas. Reikia grįžti prie savo krepšio. Davai. Navičius. Kuduričių iš 3 taškų zonos ir varžovai meta netaikliai Valančiūno rankose kamuolys. Kaip jau kalbėjau, serbai mėgsta štai tokius metimus tranzicijoje. Pasikeitėme atakomis atviroje aikštėje, jos buvo nesėkmingos, dabar vėl pozicinis krepšinis ir kamuolys Roko Jokubaičio rankose. Labai aukštai statė užtvarą Valančiūnas, dabar jau nukeliavo kamuolys iki jo ir pražanga. Pražanga serbams. Ketvirtoji komandinė Marko Guduričius skirto per rankas Jonui Valančiūnui. Nikola Jovičius vietoje Davido Vaco aikštėje. 20 metų. Visiškai tuščia, beveik niekas nevaikšto, visi ką žiūri. Jis, aišku, daugiau praėjusią sezoną žaidė plėtojimosi lygoje, turėjo vos kelis šansus parodyti save stipriausioje pasaulio lygoje. Serbijos rinktinėje jo vaidmuo, turint omeny jauną amžių, labai didelis. Čia Rugnienas Dobričius vietoje Guduričiaus. -4, nieko dar. Drąsiai ir Svetislavas Pešičius. Na, šiandien, kadangi nebus rotacija Eimanto Bendžiaus, Mindaugas Kuzminskas turi pažaisti ir ketvirtoje pozicijoje ir būtent dabar jis pakeitė Tadą Sedekerskį. Kaip gražiai Brazdeikis išvengė varžovų, bet nepataiko Kauno Žalgirio lyderis iš po krepšio. Jovičius. Nemačiau, kas ten buvo. Brazdeikį, Nikola Jovičius stato užtvarą jam dujo. Ir vėl kimba. Serbijos rinktinės penkete. Vėl atakuojamas 2-2 Valančiūnas. Milutinovas iš kelių metrų distancijos meta netaikliai, tačiau pats atkovoja kamuolį puolime ir varžovai ne per daug tų antrųjų šansų gauna šiandieną. Jie ir atkovoja 6 kamuolius po mūsų krepšiu. Mes antrųjų progų susikūrėme 4, nors įprastai tai buvo viena iš lietuvių stiprybių. Ir 3 kamuolius būtent Milutinovas yra susirinkęs puolime, nebus įskaitomi taškai. Bet pavyko išprovokuoti pražangą Rokui Jokubaičiui, neišsigandus Dobričiaus spaudimo. 2 baudų metimai dabar. Kairė pusė buvo atidaryta ir Jokubaitis tai išnaudojo. Dar vienas gynybinio plano žaidėjas, Rugnienas Dobričius. Galintis gintis prieš perimetro krepšininkus su varžovų komandose. Rokas Jokubaitis meta baudas. Pataiko pirmosios. Gaila. Dar baudų nesusimest, tai iš viso. Blemba, kas per strigimą. Užknisa. Turėti lietuvių, kuris turi labai solidų čempionatą. 3 taškus meta 67% tikslumą iki šios dienos Rokas Jokubaitis. Atlieka po 5,6 rezultatyvaus perdavimo. Dabar vieną iš 2 baudų. Pataiko Barcelonos klube žaidžiantis gynėjas. Ir serbų persvara įpusėjus antrajam rungtynių kėliniui siekia 5 taškus. Stefanas Jovičius. Davai. Su Bogdanu Bogdanovičiumi sudaro gynėjų tandemą dabar Serbijos rinktinėje. Dobričius. Kuzminskas lieka prie Bogdanovičiaus, keičiasi lietuvių. Lintas strigimas, tai užknis.
Kas čia, lapinulio pakibo? Ir čia tiek visi per telefonų žiūri, kad net stulpą apkrauna. Panašu, kad jau minutinę ėmė. Patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei taškus vėsinimas pelnė. visus metus. Serbai. Sutaikiant oras šilumos siurbliais. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Blema, 3-3-1. Va, 5-8, tai ten 2 su pražanga buvo garantuotas. Ir vėl stringa, nu kas yra? Užknisa. Ko tu nekrauni? Rekordinį 7-2, gal kokybę pasidaryti prastesnį. pranašumą prieš šią minutės pertraukėlę susikūrė serbai. Bogdanas Bogdanovičius pataikė iš 3 taškų zonos. Serbijos nacionalinė rinktinė yra realizavusi 2 tolimus metimus iš 7. Lietuviams pastaruoju metu sunkiai sekasi išnaudoti progas prie 3 taškų linijos. Mindaugas Kuzminskas su čempionato metu demonstravęs labai gerą pataikymą iš tolimojo nuotolio. Kol kas šiandien prametė visus 3 taškus, tačiau progos buvo geros. Reikia jas bandyti išnaudoti, reikia mesti, kitaip nebus. Na, Lietuva buvo panašioje pozicijoje su Graikijos pirmoje rungtynių pusėje. Be abejo, Serbijos rinktinė kur kas stipresnė už Graikiją šiame čempionate, bet patirties mūsiškiai šiame čempionate jau įgijo, ką reiškia atsilikinėti svarbiose rungtynėse po 2 kėlinių ir tvarkytis antroje pusėje, o čia dar ir antrajame kėlinyje lieka 3 minutės 20 sekundžių. Normantas iš 3 taškų zonos, netaikliai. Ir vėl vėlavo Bogdanas Bogdanovičius, progą turėjo Margiris Normantas, dėja, bet pastaruoju metu tie 3 taškai, kuriuos įprastai lietuviai susimesdavo, skrieja pro šalį. Reikia dirbti gynyboje. Milutinovas nori žaisti prieš Valančiūną, 1-1 ir pražanga Jonui Valančiūnui, tai reiškia 2 baudų metimus, kuriuos mes serbų vidurio puolėjas. Milutinovas turi 6 taškus savo sąskaitoje šiandien, 4 atkovoti kamuoliai. Prieš rungtynes taip gal ir netrodė, bet kol kas Milutinovas kelia didelių problemų mums ir tie puolime 3 atkovoti kamuoliai ir 6 taškai, kuriuos jis yra surinkęs, ir užatakuoti Milutinovą labai stipriai nepavyksta. Pirmajame kėlinyje kažkiek pavyko, ypač pradžioje su Jonu Valančiūnu, bet antrajame kėlinyje jau tokio vaizdo nematome. Ir į Pirėjo Olimpiakos klubą grįžtantis centras meta baudas. Visose rungtynėse iki šiol. Gerai, bent jau prametė baudą. Ženklį rezultatyvumą ir bent jau 20 naudingumo balų, tačiau nemažai jau kalbėjome, kad tarsi ir varžovai nebuvo tie, prieš kurios būtų galima tolygiai įvertinti Milutinovo statistiką. Dabar prameta pirmąją baudą serbas. Bent jau šiokia tokia dovanėlė lietuviams. Antrąją jau pataiko. O Milutinovas -9 taškai. Rekordinė persvara, kurią turi varžovai, dar šiek tiek išauga. Kuzminskas. Ignas Brazdeikis, puikus įkirtimas ir 2 baudų metimai. Galėjo viskas pasibaigti ir 2+1 šioje situacijoje, tačiau reikės pasitenginti 2 baudomis. Ir ne pirmą kartą serbai nesužiūri štai tokių mūsų įkirtimų palei galinę liniją. Labai geras buvo sužaistas derinys ir užtvara, kurią gavo Brazdeikis palei prie galinės linijos išnaudota. Staigus judesys po krepšiu. Ir antroji pražanga skirta Dobričiui. Vaidas Kariniauskas vėl pasirodė aikštėje vietoje Roko Jokubaičio. Pataiko pirmąją baudą Brazdeikis. Kariniauskas per 4 minutės, kurios praleido pirmajame rungtynių aikštėje. Taškų nepelnė. Rezultatyvių perdavimų taip pat nepavyko atlikti. Svarbu, aišku, išvengti lietuviams klaidų, už kurias šiandien serbai baudžia itin skaudžiai. Brazdeikis 1 iš 2 pataiko, tačiau kamuolys sėkmingai atšoka lietuviams. Kuzminskas, Pešiovičių, Ignas Brazdeikis. Veržiasi krepšio link, sudėtingas metimas ir nepavyksta pataikyti dabar. Čia jau toks hero ballas, kaip sako amerikiečiai, ne čia lietuvių stiprybė, ne tokiu krepšiniu Lietuvos rinktinės gynė pergalės kol kas. Ir vėl Milutinovas pradeda individualiai varyti, taip prasideda. Ateina į pagalbą ir ateina labai kokybiškai, lietuviai perima kamuolį. Nesitikėjo Milutinovas, kad bus dvigubinamas, puikiai viskas pavyko ten ir dabar. Margiris Normantas kantriai išlaukė, suklaidino Bogdanovičių, 2 taškai.
Ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Pešičius. Iki 6 atsikovojo šitai. Jokių šansų dėmėms su Sadolin Easy dažais. Namba svarbai kieti. Sport! Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Lengviau prieš amerikiečius buvo žaisti. Ilgai laukta kova prasideda. Rokas čiumpa dešreles, Jonas blokuoja šonkauliais. O kasgi čia? Kepsniuko derinukas. Ar pavyks Rokui apginti savo šašlykus? Batarkės užteks iki pabaigos. Visiems grilio skoniams. Betsai, pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos Dviejų kelinių, paskui kitą įsidėsiu. Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Kiek mes užteks? 7bet kazino, lošimo automatai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lemba, kad tą reklamą reikia. Gerai, užvalgėm. Turėjome galimybę pasiklausyti. 30% liko nugalų čia. Su paskutiniu nurodymu savo auklėdiniams. Praėjusiame Europos čempionate taip pat stovėjo prie Serbijos rinktinės vairo ir galima sakyti, kad šiokiu tokiu fiasko. Mažiau negu 3 minutės. Europos pirmenybės Serbijos rinktinei, kuri buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių. Daug kas judino jo kėdę, kaip būtų su viena talentingiausių Serbijos komandų šiame amžiuje, jis pralaimėjo italams aštuntfinalyje, bet Serbijos krepšinio federacija parodė pasitikėjimą patyrusių specialistų. Lietuviai po minutės pertraukėlės agresyviai pasitinka varžovus gynyboje. Reikia pradėti spaust, lemba. Čempionate daug juodo darbo atliekantis ryto polėje. Spausi mažiau, laiko liks. Bogdanovičius smulkino 2 prieš 2 ir nepasitė. Aina, savo. Nasto kamuolio užbaigė vėl šią ataką taškai serbai. Vaidas Kariniauskas ir toliau žaidėjo pozicijoje. Ilsis Jokubaitis, Donatas Modžiūnas. Nu, tikėkimės pailgosios kažkas gero. Išeis. 10 sekundžių. Kuzminskas prieš Nikolajovičių. Nu, Kuzė. Ir pražanga. Išprovokuoja dar vieną Nikolajovičiaus pražangą. Mindaugas Kuzminskas prieš tai laimėta Mikova gynyboje. Dabar ir puolime įveiktas varžovas. Šioje dvikovoje Kuzminskas ūgio pranašumo tikrai neturi, bet turi akivaizdų patirties pranašumą, kas turbūt ir lemia jo nedidelės pergalės. Ir jaunąjį Nikolajovičių keis kur kas labiau patyręs puolėjas Dejanas Davidovacas. Nekrenta šiandieną tolimi metimai Mindaugui Kuzminskui, tačiau kitais duoda naudos. Dabar 2 jos svarbios baudos. Vėl galima priartėti iki 6 taškų. Serbai beje turi 11 žaidėjų rotaciją likusiam turnyrui, kadangi Borišas Simaničius patyrė traumą. Labai nemalonus epizodas per rungtynes su Pietų Sudanu susižaidė šis serbų komandos žaidėjas ir galiausiai netgi teko pašalinti inkstą, taigi liko 11 Serbijos rinktinės krepšininkų turnyrui. Davai, apsiginam. -6, blemba. -6. Pastaruoju metu keičiasi rezultatyviomis atakomis komandomis. Nu, tik ne 3. Ir kol kas Davidovacas tritaškai nekrinta, o Donatas Modžiūnas atkovojo kamuolį. Tambovičius pabandė išmušti kamuolį, tačiau su juo jau Vaidas Kariniauskas. Įprastas tandemas jo ir Donato Modžiūno vienu metu aikštėje. Varžovai daug dirbo gynyboje, daug bandymų perimti kamuolį. Dvigubina netgi Kariniauskas. Labai stiprų akcentą jie yra pasidėję ties to, kad abu lietuvių žaidėjai kairiarankiai ir viską daro, kad į kairę jų nepraleistų, ypač spaudžiamas Vaidas Kariniauskas. O Bogdanovičius... Arba kaip lietuvių palaikymas gerai girdisi. Kažin, kiek Latvijos atvarė palaikyti lietuvių. Prieš Donatą Modžiūną, Kuzminskas. Taip, o pražangos nebuvo. Grįžti gynybą, kadangi Bogdanovičius jau nuskubėjęs į kitą aikštės pusę ir štai tokie epizodai labai nemalonus. Lemba, vėl 8, nu neina prisitraukti niekaip. Varžovas šokdamas truputį sutrukdė Kuzei ir po netaiklaus metimo toli atšokęs kamuolys bei varžovų greita ataka. Ir lietuvių pataikymas iš toli jau yra kritęs iki 38%. Buvo 5 iš 7, dabar 5 iš 13. Kuzminskas mėna šoninę liniją, dar lietuvių klaida. Ir čia turbūt įtaka tų pramestų tritaškių, nes vėluoja į klauzauto varžovas. Kuzminskas tarsi galėtų atakuoti iš toli, bet bando veržtis ir suklysta. Minutės pertraukėlė Maniloje.
Blemba turi nusiramint. Blemba per ilgai. Nes bus šikna. Taip 6 susirinko ir išlaiko 6-8 darbai. Hello, welcome to McDonald's. May I take your order, please? I haven't had a Big Mac in a long time. Blemba. Nesėkmingas lošimas Nu turi parodys charakterį. Amber, tas varžybas išeidavo po ilgosios, tai tu visai kitaip pasikeisdavo. Čia svarbu dabar įsilaikyti ten ant tų 6-4 kokių taškų minusą. Aš panašu, kad taip nebus. Blemba, jeigu jau 10 sarbai susirinks, jau atlošt bus šikna. Nes taip besiginančias turbūt lietuviai buvo nesutikę, net amerikiečiai taip nesigynė. Kol kas sunkiausia kėlinį šiame čempionate žaidžia Lietuvos rinktinė 13-22. Pralaimė Kazio Maksvyčio auklėtiniai, bendras rezultatas 38-46. Ar serbams pavyko išspręsti nemažą dalį problemų gynyboje, prie to prisidėjo ir suprastėjęs lietuvių pataikymas iš 3 taškų zonos. Buvo tikrai tų progų, kurias buvo galima paversti taškais, tačiau metimai nesukrito. Serbai neblogai bėgo į greitą puolimą ir turime 8 taškų deficitą. Bogdanas Bogdanovičius dabar jau bent jau su 6. Šeit ne su 10. Nepaleid, ne su 10, ne su 11. Paliktas ant parketo, jo tiesioginis oponentas dabar ir toliau Donatas Motiejūnas, kuris ginasi step-autu. Stefanas Jovičius, pavyzdinė lietuvių gynyba kol kas, Bogdanas Bogdanovičius bando gelbėti šią. Aik tu, na! Jis yra killeris dėja ir kai jis įsižaidžia, tai jau yra tikras galvos. Aik tu, na, iš tokio atstumo pataikė. Randa Motiejūnas iš 3 taškų zonos, ne, kamuolys 2 kartus. 11 minus. Aik tu, na. Rezultatas kelia nerimą, 38-49, pirmajame čempionato ketvirtfinalyje lietuviai atsilieka nuo serbų. Aik tu, na, aišku, čia lempa pataikė iš belia kokio atstumo. Bet vis tiek, nu, blemba. Kad tik sakiau, su kokiais 6 išeitų, pėstų 11. Eina, šiknon. Bauda. Ką, einam keist batarkę ir laukiam antros dalies. Nu ką, prasideda trečias kėlinys. Lemba. Pakankamai gerai nuo Valančiūno gerų epizodų Sedekerskio 3 taškų, bet antrajame kėlinyje varžovai pradėjo labai stipriai gintis, išprovokuotos buvo ir mūsiškių klaidos, 8 kamuolius prarado Lietuvos rinktinė, o Bogdanas Bogdanovičius pridarė daug. Tas svarbiausiai dar taškais daugumą pavertė. Tas klaidas. Davai, pasidarė išvadas. Va taip ir toliau. Taip ir toliau. Na, kai Lietuva atsitęsė trečiajame kėlinyje prieš Graikiją, man atrodo, irgi viskas užsikūrė nuo Igno Brazdeikio. 3 taškio varžovai dabar labai rizikavo jį palikdami be priežiūros. Brazdeikis ir toliau turnyre puikiai meta iš tolimo nuotolio. Serbo ataka, Milutinovas sukasi į komandos draugus, nežiūri į krepšį, dar lieka 5 sekundės, Dimša gerai, atkerta Bogdanovičių ir Nikola Milutinovas priverstas mesti štai taip per Joną Valančiūną. Labai gražiai. 8, dar vieną tritaškį, dar vieną. Ir jau tada fizinį tokio nėra, psichologinio barjero. Pradėjo kėlinį, jam teks gintis prieš Bogdanovičių, jis dabar ir su kamuoliu puolime, Valančiūnas perduoda jį Rokui Jokubaičiui. Ištrauktas iš baudos aikštelės Nikola Milutinovas, reikia kamuolio Valančiūnui, įsigauna ir dar 2 Lietuvos rinktinės taškai, 5-0. Opa, va taip. Lietuva yra komanda, kuri varžovų susikeitimus labiau gali užatakuoti per baudos aikštelį, nei perimetrą. Dar 6, dar daug, dabar reikėtų trojciuko ir tada ta psichologija. Ai, net ir pataikė. Vėl blemba į 9. Vėl į 9 atstatė, ai. Serbijos rinktinėje yra šis Atlantos Hawks klube žaidžiantis gynėjas Brazdeikis, Dimšai.
Šis į kraštą Rokui Jokubaičiui, palei galinę Jokubaitis. Valančiūnas iš kelių metrų distancijos. Opa! Va taip, va šitaip reikia, va šitaip. Va šitaip. Pirmąjį kėlinį, taip ir Va, pagaliau. Valančiūnas pradeda galingai. O 7 taškai skiria komandą Stefanas Jovičius, prižiūrimas Jokubaičio. Nikola Jovičius bandė išsivaduoti iš gynybos. Dabar jis arčiau krepšio prieš Valančiūną. Drąsiai, tačiau drąsos šį kartą per daug. Turėjo jaunasis serbas. Už drąsą jis turėjo susimokėti. O Rokas Jokubaitis nuskuodžia į kitą aikštės pusę ir mažina Lietuvos. 5, minus 5. Kliuks. Taip, jau 5. 47-52. Puikus. Startas lietuviams. Gražiai, gražiai, va šitaip reikia, va šitaip, susikaupu. Gražus pasai. Stefanas Jovičius. Vėl. Nu kodėl paleidžia? Pasiruošė tam vienam metimui Stefanas Jovičius ir jis pataiko. Čempionate neblogą procentą fiksuoja Jovičius, nors Europoje turi reputaciją kaip įžaidėjo. Priešingai 13% tikslumą šio susitikimo Stefanas Jovičius, nors Europoje jis meta labai gerai. Reiškiasi, man Jovičiai susipainio. Nikola turėjo labai gerą procentą, taip. Brazdeikis vėl susikeičia gynyboje serbai, Milutinovas lieka su juo ir nepataiko Brazdeikis, bet 2 baudų metimai, puiku. Kai šovė Valančiūnui per ausį. Sužaidė savo įprastų stiliumi ir 2 baudų metimai yra skirti. Lemba, man biškį nugarą skauda jau sėdėt. Reikia prigult. Varžovų susikeitimus pavyksta susikurti progas. Mėla, jog serbai sugebėjo pataikyti iš toli, tačiau Ignas Brazdeikis dabar metų 2 baudų metimus. Jis ir šiandien vienas iš puolimo lyderių Lietuvos rinktinėje. Trūksta šiek tiek geresnio pataikymo iš 2, nes vienas iš 6 buvo nekeli galbūt ne visai paruošti metimai pirmoje pusėje, tačiau dabar trečiajame kėlinyje įstraukia lietuvis į priekį. Nu, dabar jau nebuvo 5, lemba vis tiek dar 7. 10. Brazdeikio taškas. Pusę komandos taškų surinko beveik Valančiūnas ir Brazdeikis. Nu tai kaip čia, nu blin, nu. Kaip tu baudas nepataikė? Nėra pataikiusi Lietuvos rinktinė. Bogdanas Bogdanovičius. Ignas Brazdeikis naudojamas gynyboje prieš varžovų. Puolimo lyderį. Labai svarbu. Jam dabar nepamesti koncentracijos ginantis prieš jį. 2 prieš 2 žaidžia serbai. Ir 2 prieš 2 žaidime. Eina savo, kaip Bogdanovičius įkišo. Vėl 9 atstatė, blemba, 5 buvo. Nu blin. Ir serbai vėl sugrąžina 9 taškų persvarą. O bet ką, tik buvo jau tik 5. Nelikę tarp komandų. Nesutriko serbai po to su geresnės lietuvio karpos. Valančiūnas. Jau pats atakuos Milutinovą, bet pagalba ateina. Nikola Jovičius ten. Valančiūnas buvo pametęs kamuolio. Teisėjas rodo pražangą puolime. Kas čia per pievą? Valančiūno pražanga. Kazys Maksvytis rodo, kad jau galbūt pačiam reikėjo atakuoti krepšį. Deja, bet pražanga buvo. Ir vėl, Nikola Milutinovas 1 prieš 1. Su Jonu Valančiūnu stovi tvirtai. Kaip toks kaip Milutinovas gali tokį sustabdyti kaip Valančiūnas, aš nesuprantu. NBA prieš tokius, tai tos stulpus didžiausius atsilaiko, o čia neatsilaiko. Bogdanovičius, Gainės ir Rokas Jokubaitis. Prieš tokius Dreimondus Grynus atsilaiko, čia neatsilaiko. Ir vėl 3 taškų paliko. Gainai prameta jis, dar vienas šansas serbams. Kaip pasą gražiai atidavė, blemba. Nu tai kas čia? Tai kas čia? Eik tu, vėl 11. Nebuvo po krepšiu ir Jovičiaus perdavimas supjausto visą lietuvių gynybą, vienas Jovičius kitam ir Serbija susigrąžino 11 taškų persvarą. Visi link 3 taškio žiūriu, kad už nugaras vienas paliktas į dzin. Persvaros kėlinio pradžioje serbai susigrąžino labai greitai. 10-10 kėlinio rezultatas Valančiūnas. Vėl 3-4 polo, tai ant to Valančiūno. Potencialiai pavojinga Serbijos rinktinės greitą ataką. Na, Valančiūnas nėra tas šortrolų centras, kuris gavęs kamuolį ties baudų liniją, vėliau gerus nusimetimus atlieka komandos draugams ir ten sunki situacija buvo mūsų kapitonui. Viskas baigėsi prarastų kamuolių, bent jau Tomas Dimša neleido pelnyti greitų taškų. Atrodė taip tiek daug žadantis 3 kėlinys pradžia. Tose šortrolų situacijose, apie kurias kalbėjimo, Motiejūnas yra užtikrintesnis. Valančiūnas gynyboje jam
taip pat bus nelengva tose 2-2 situacijose, kuomet kamuolį būna Bogdanovičius, Jovičius, siunčia kamuolį Milutinovui, Ir vėl laisvas. rizika lietuviai ima tiesiai Nu. per Jovičius 13. Nu, blin. Šių rungtynių, o dabar antras tritaškis per šį rungtynių kėlinį ir minutės pertraukėlę. Minus 14. Aina savo kokią baudą. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Belė kokią baudą. Visiems 2023 metų LG OLED televizoriams papildoma 200 eurų nuolaida. Ir dar garso sistema ir prenumerata dovanų. Tik Avitoje ir Elektromarkt. Betsai, pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės... Aina savo. Jokių šansų dėmėms su Sadolin Easy dažais. Sadolin. Siripet? Lošimo automatai? Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Perkant vieną, antras dovanų. Nustepsite sužinoję. Bitėje pirkdami Samsung televizorių antrą gausite dovanų. Įsigykite bitė.lt salonuose ar telefonu. Bitė. Taip lengviau. Top Sport Casino. Lažybos. Bauda. Visiška. Ne tik pinigus. Pusantro kėlinio lieka Lietuvos rinktiniai, Serbijos pranašumas šoktelė iki 14 taškų ir dabar reikia... Man dabar tai bauda jau. Kokį šiame čempionate tik gali parodyti lietuviai, kokį mes jau matėme rungtynėse su JAV, kokį mes matėme mače su Graikija ar Juodkalnija. Lietuvos rinktinė dar tikrai šiame susitikime neparodė viso savojo potencialą. Ir 14 taškų taip, yra nemažai, kiek nutolo serbai, tačiau viskas šiandien dar tikrai yra įmanoma. Ronco Jokubaičio rankose kamuolys. Aukštai, lietuviai žaidžia 2-2 situacijas prieš serbus. Kuzminskas, Brazdeikis. Prieš Stefanas Jovičius, su kontaktu pasitinka serbas lietuvį. Kuzminskas, ir vėl Brazdeikio rankose kamuolys, 2 sekundės atakai, Brazdeikis iš 3 taškų zonos. Nu ir vėl nėra. Ir vėl nėra. Neatsikovoja kamuolių iš viso. Nu bauda, blemba. Vienas prašiausiai, apskritai prašiausiai atrodant metimą ir visą kitą per visą laiką. Čia klysta. Serbijos rinktiniai nuo Ognjano Dobričiaus rankų kamuolys paliko aikštės ribas. Klaidų serbai daro mažai. Lietuviai yra suklydę 10 kartų, serbai prarado vos 4 kamuolį šiose rungtynėse. Daug drausmės. Serbų žaidime abiejose aikštės pusėse. Ar dabar jau Dobričius. Trečiam kėlinį dar 4 minutės tik liko ir minus 14. Minša. Galime tam bandė kirsti Brazdeikis, rizikingas perdavimas, tačiau viskas baigėsi gerai. Opa! Kubaitės 3 taškai. Tokiais metimais galime vėl atsidėsti, tokiais metimais galime panaikinti 11 sumažinti. 62-51. Vėl tie patys 11 taškų Bogdanovičius. Svarbiausia, kad kamuolys pasiekė Roko Jokubaitį, Dimšos perdavimas rizikingas, bet Jovičius šoko... Bet tiek spaudžia. Kaip lietuviai taip nepaspaudžia. Aš nesuprantu. Jovičius per Jokubaičio ranką. Blemba. Čia jau sunku kažką ir pasakyti. Stefanas Jovičius visą čempionato metęs labai prastai iš 3 taškų zonos. Šiandien pataiko 3 tritaškį iš 5. Vėl blemba į 14 atstatė. Vėl 14 taškų skiria komandas. Jokubaitis dar vieną progą jam. Dabar jau pro šalį skrieja Jokubaičio mestas kamuolys ir serbai išlaiko solidžią persvarą savo pusėje. Vėl viskas buvo gerai atlikta, Tomas Dimša atliko gerą perdavimą. Jau kažkaip nebetikiu, jeigu taip. Pražanga puolime, čia turėtų būti sušlugta, taip pat kertant Tomą Dimšą, varžovai klysta. Kaip atrodė nesveikai gerai pradžia, ant tiek baisiai dabar atrodo. Ir pats žaidimas visiškai išmuštas iš vėžio, absoliučiai nepažaidžia. 10 žaidėjų rotaciją naudoja Sviatoslavas Pešičius šiandieną, Dušanas Rističius. Vienintelis iš tų, kurie gali. Žaisti nebuvo pasirodęs aikštėje. Priekinės linijos krepšininkas čia Tekst Avramovičius išmuša kamuolį. Trečią kartą vagia iš mūsų kamuolius mūsų aikštės pusėje. Ketvirtfinalyje tokių dalykų tiesiog negali būti, norint pasiekti pergalę. Kas čia? Minus 16. Ai, Jėzau. Lietuviai apsitrėdė. Išsigando serbų.
Taip ir rašė, kad lietuviai visą laiką serbų bijo. Taip ir yra. Meta kažkur, tai nežiūri, tai kad iš šono kažkas atbėga. Išsimes kamuolio nesugeba. Kas jam yra? Amerikiečių sugeb supizdinti, serbų nesugeb. Bauda. Visiška bauda. Parduotuvėse ir mokyveži.lt. 7bet lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tūkstančiai baldų internetu. Baldai1.lt. 7bet lažybos? Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nors ir pavyko Lietuvos rinktiniai neblogai pradėti trečiąjį kėlinį, tačiau klaidos, varžovų pataikyti tritaškai ir serbai dabar jau padidina savo persvarą net ir iki 16 taškų. Serbijos rinktinė šiandien pataiko tritaškus 50% tikslumu, 7 iš 14 baudžia mūsų pačių ginklų. Serbai šiandien šioje susitikimo būtent lietuviai buvo taikliausia. Čempionato komanda, kalbant apie tritaškus, 46% varžovai pataikė. Manašu, kad serbai sakė gerai, kad jie favoritai. Iki šio mačo yra nesvarbu, viskas sprendžiasi čia. Kolajovičius dabar pažeidžia taisyklės, tačiau tai yra tik trečia. Nei tiesioginė kelialapio bus, nei medalių bus. Roko Jokubaitį galbūt pavyks kažkiek Vaidui Kariniauskui sutvarkyti reikalus. Man nurimti reikia Roko Jokubaičio atsarginių žaidėjų solelio, kad klaida, po kurios Aleks Avramovičius tiesiog pelnė 2 taškus vėl. Labai brangiai lietuviams. Dimša. Net žaisti 16, nežinau, kokį kosminį krepšinį dabar turi pradėti rodyti. Rotuojasi perimetrė Serbijos rinktinė žaidėjai, Margeris Normantas ir dar vienas. Nu ir nieko, nu tai kam taip verštis, ble, 2 po krepšiu. Aik tu, na. 2 po krepšiu, neįs Braunas kažkur, nors visas perimetras laisvas. Va, ir vėl taškai. 18. Svarbu, kad dešinė silpnesnė ranka, bet kai jau tiek daug erdvės tokio lygio žaidėjai paliekama, tai jis... Ir vėl vos kamuolį neprarado. Vėl vos kamuolio to. Griebėsi už veido nuo labai įkyrų Serbijos rinktinės gynėjas. Vėl sudarė problemų. Vaidui Kariniauskui pereinant į kitą aikštės pusę. Dimša, 8 sekundės, Tomas Dimša. Niekaip nepramuša lietuviai, aišku, čia ir proga. Nebuvo iš geriausių serbai jau greitai etapų. Toj 20 bus. 2-1. Pereina į pozicinę ataką varžovai. Turėjo dar 10 sekundžių oponentai savo atakai, tačiau Dobričius renkasi tolimą metimą, nepataiko serbų puolėjas. Kariniauskas, Kuzminskas, reikia dabar lyderystės iš tų patyrusių Lietuvos rinktinės žaidėjų. Būtent Kuzminsko rankose vėl kamuolys prieš jį Davido Vacas. Nugara, Kuzminskas, pralaužia pagaliau vėl. Pagaliau. Šiaip netaip lietuviai. Iš 16. Lemba kaip gina serbai, eina savo. Norisi žiūrėti į tą laikrodį, 1,5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos ir serbai po pertraukos išėjo maksimaliai susikaupę. Bet iki 12 taškų nukirpti dar šiame kėlinyje jau būtų šiek tiek stabilizuota situacija. Marko Guduričius išsitraukė Donatą Motiejūną ir į kairę pusę praleidžiamas. Ir vėl. Nu kaip taip? Nekritikuosiu aš rinktinės žaidėjų, bet tokių dalykų tiesiog negali būti tokiame lygyje. Dvigubinamas Vaidas Kariniauskas sugeba nusikratyti kamuolį jis. Pradėjo tiksėti paskutinioji šio kėlinio minutė. Dimša. Bauda, visiška bauda. Labai sunkia atkarpa vėl išgyvena lietuviai. Serbai dabar jaučiasi savo stichijoje. Jie užsivedė, jie jaučia, kad šiandien žemė silysta iš lietuvių po kojų. Deividas Sirvydis, suteikiamas šansas jam, traukia kozirį, Kazys Maksvytis, galbūt iššaus snaiperis. Normantas. Kai žiauru. Ir vėl, kol kas nieko susikurti nepavyko. Motiejūno užtvarą Normantas. Gauna neblogą metimą. Bent 2 taškus. Neskuba serbai pradėti šios atakos. Žiūri į laikrodį, norės palikti kuo mažiau. Laiko ir lietuvių paskutiniai atakai šiame kėlinyje. Guduričius prieš Normantą. Lietuviai turi 2 komandinės pražangas ir dabar išnaudoja trečiąją. Jau kai trečią kartą Guduričius matėsi, kad praeis pagaliau kažkas sugebėjo prasižengti. Ir dabar tos pražangos irgi nėra idealiausias variantas, kadangi lietuviai greičiausiai patys liks be atakos, o po šios serbo atakos
perspėjimų gauna abiejų stovyklų atstovai dėl techninių pražangų. Guduričius buvo jau nubaustas techninę pražangą pirmoje rungtynių pusėje. Nesu tikras čia ar jam, ar kažkam kitam, tiesiog teisėjas parodė, kad reikia truputėlį nusiraminti. Ir Sviatoslavas Pešičius, aišku, savo atakai grąžins Bogdaną Bogdanovičių. Vaidas Kariniauskas su Avramovičiumi šnekučiuojasi. Rodo kažką dabar arbitrams Vaidas Kariniauskas bando lietuvius galbūt šiek tiek išvesti iš pusiausvyros iš kantrybės arba. Austin Rivesą pavyko. Serbas, aišku, matęs per savo karjerą daug. Tokio žaidimo gimtinėje. Kai žiauru. Kai žiauru. 8 sekundės lieka Serbo atakai, 15 iki kėlinio pabaigos. Avramovičius. Galo, ten vėl dubus. Nu kaip taip nesustabdo, aš nesuprantu. Brazdeikis, reikia mesti, Ignas Brazdeikis. Ir nėra. Tai bus lietuvių metimas, tuo trečiasis kėlinys ir baigėsi. 18 minus. Be šansų, ketvirtam kėlinė 18 atžaisti, tai čia važiuosim namo. Viskas, mūsų žygis bus baigtas. Geriau rimtai būtumėm su italai žaidė. Italais tokia gynyba netrodė, tai baisiai. Jie ten irgi ant puolimo eina, o mes irgi ant puolimo gerai ėjom, kai tokia gynyba čia pasigavo, baigės mūsų visas puolimas. Per 3 kėlinius blemba 5 taškų. Su amerikiečiais 110 per 4. Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Naujos kartos šilumos siurblys oras vanduo. Baisu. Skirta šildymui ir karšto vandens ruošimui. Kam laukiam sekančio kėlinio paskutinio. Nu, batarkę pasikeisiu, kad nenusėstų, nes jaučiu ilgiausias bus kėlinys, arba ne. Nu, prasidėjo 4 kėlinys. Visas tas gražus krepšinis, kurį Lietuva demonstravo iki ketvirtfinalio, kažkur toli ir dabar jau reikia gelbėti. Sakau, taip baisiai žaidžia. Tas išsigelbėjimo planas, na, jau turėtų būti iš... Kamuolius pameta. Ketvirtąjį kėlinį Aleksas Avramovičius... Nu, va, toj 20 turėsim. Tačiau išprovokuota pražanga metimo metu. 6 taškus yra pelnęs šis gynėjas, dabar prideda 7, tačiau ne į taškus reikia žiūrėti, ties Aleksas Avramovičiaus pavardę, o į perimtus kamuolius. 4 kamuolius perėmė iš Lietuvos rinktinės Aleksas Avramovičius. Na, tai yra nežmoniškai didelis skaičius. Ir serbai iš Lietuvos rinktinės klaidų susirinko 20 taškų, ir lietuviai tik 7. Čia yra milžiniškas pranašumas ir dabar. O serbai vėl pabandė užspausti. Vaida Kariniauskas, tiesa, šį kartą pražanga fiksuojama. 20 taškų atsilikimas. Šiais metais, kad tai baisiai žaisti nemačiau. Bogdanovičius ant solelio sėdi ir Nikola Miludinovas, tačiau nereikia ir jų Serbijos rinktiniai, tam, kad žaistų kokybišką krepšinį. Vaidas Kariniauskas. Ten Aleksas Avramovičius po išsikeitimo turėjo, Donatą Motiejūną, Mindaugas Kuzminskas. Tritaškių nėra. Kariniauskas idealiai perskaitė situaciją. Nuo Kuzminsko varžovas ėjo į pagalbą, atliktas geras, greitas perdavimas, bet Kuzė prametė. Šiandien po krepšinio prasiveržė net gynyba belė kokią. O tas po tritaškį nebelenda. Baigės tritaškį. Lietuviams yra labai didelė problema. Dabar išnaudoja Vanja Marinkovičius. Visi supranta ir Sirvydis pats supranta, kad ką jam labai reikia dar tobulinti, kaip jaunam krepšininkui savo gynybą 1-1 ir Vanja Marinkovičius turintis pakankamai daug Eurolygos patirties, žaidžia aštriai, agresyviai į dešinę pusę ir dar 2 baudų metimai. Lietuvos rinktinė žais su Gabrieliumi Maldūnu. Taip pat ir Tadas Sedekerskis pasirodė aikštėje. Sedekerskis šiandien žaidė tik 17 minučių, turint omenyje, kad dėl kojos skausmų negali žaisti Eimantas Bendžius. Nuo rungtynės Sedekerskis pradėjo gerai, jis yra surinkęs 10 taškų, 6 atkovotus kamuolius. Gali leisti ir Bendžių.
nebebus su ko žaisti. Šiandien pataikė Lietuvos rinktinės puolėjas. Gal kokį trit, nors jaučiu neapšildinėjo net. Tai gal kokį tritaškį įsūdytų dar. Baudų pataiko Vitorijos Kūda žaidžiantis gynėjas. Brazdeikis. Jo, prasiveržimas krepšio link. Pražanga prieš Tadą Sedekerskį. Neteisus Vanja Marinkovičius, tačiau ir vėl serbai prasižengė ten, kur reikia. Komandos draugai susidūrė čia, kalbu apie klubinį krepšinį. Jokubaitis. Taip pat vėl aikštėje banguotose rungtynės tikrai turėjo keletą ar neblogų epizodų. Rokas Jokubaitis atliko 6 rezultatyvius perdavimus, tačiau tos klaidos tie keli neišnaudoti. Momentai puolime. Labai skaudžiai kainavo lietuviams. Dabar jis. Batai. Prieš Petruševą nežaidė 1-1. Dimša, Jokubaitis sutraukta varžovų gynyba ir liekė. Jokubaičio mesta kamuolį varžovas, o čia nėra įskaityti taškai. Baigėsi 24 sekundės. Kai susidurėm su tokia gynyba ir pasimato, kad vis tiek mes neturime to įžaidėjo arba kombo gynėjo, kuris susikeitimus pats užatakuot. Tarkim, Miklas Brazdeikis turbūt ties tuo yra geriausias mūsų krepšininkas, bet serbai gerą planą yra paruošę, kaip stabdyti Brazdeikį. Ir serbai labai daug spaudžia su baudos aikštelė, labai gerai eina į pagalbą. Baisu. Jeigu pirmajame ketvirtyje tai dar pavyko bausti tolimais metimais sutraukus varžovų gynybą, tai nuo antro kėlinio pradžios. Lietuviai labai stipriai stringa puldami. Tiesa pavyksta dabar apsiginti, perimtas kamuolys. Minus 21. Minus 21. Žiauru. Gabrieliui Maldūnui siunčiamas perdavimas arčiau krepšio. Gabrielius Maldūnas. Šiaip netaip išsaugo kamuolį lietuviai. Brazdeikis. Ir vėl nėra tritaškių. Bauda. Viskas. Kiek kovos duoda serbai, kai su kamuoliu Gabrielius Maldūnas visur varžovų kūnai, varžovų rankos, paprastą perdavimą atlikti yra taip sunku. Kažko panašaus mes galbūt tikėjomės iš graikų, tačiau serbai tai demonstruoja visiškai kitame lygyje, nei kad Dimitrij Tudžio naudojama komanda. Abramovičius nepataikė dabar, tačiau serbai jaučia, kad jie visiškai kontroliuoja situaciją. Davido Laco pražanga dabar, trečia komandinė ir lietuviai vėl turės pulti pozicinėme puolime. Greitose atakose, tranzicijoje. Kažką susikurti lietuviams pavyksta itin retai. 25 taškai per pirmą kėlinį, per antrą ir trečią vos 30 kartų, per 2 minutės ketvirtajame kėlinyje iš vis dar taškų nebuvo. O Lietuva šiame čempionate yra viena rezultatyviausių čempionato komandų. Brazdeikis. Čia vėl sunkiai sekasi lietuviams. Gabrielius. Nu, blet, iš po krepšio neįmeta. Eik, tu nach. Stumia į dešinę, ginasi, dengia jo metimus, priverčia mesti sunkiamis trajektorijomis. Ir Igno Brazdeikio skaičiai tikrai neįspūdingi, vos 3 taiklus metimai iš 11 šiandien. Guduličius, Davido Laco Maldūnas atspėja šį varžovų perdavimą, tačiau nuo lietuvių kamuolys palieka aikštės ribas. Pipiec. Ar tikrai? Per 7 minutės 21 tašką iš serbo atlošti neįmanoma. O Bogdanovičius šiandien 9 metimai iš 11 su žaidimo pasiekė tikslą. 2 perimti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 27 naudingumo balai. Tikras serbų komandos lyderis. Jonas Valančiūnas. Matomas į aikštę Lietuvos rinktinėje, pakeitėjais Gabrielių Maldūną, nepavyko ir su juo sužaisti kažkokios sėkmingesnės atkarpos lietuviams. Bogdanovičius. Sedekerskis. Prižiūri varžovų komandos gynėją, kuris dabar meta netaikliai. Brazdeikis. Laiko dar yra. Ir iš karto spaudžia nuo pat pradžių, kodėl lietuviai to nedaro, aš nesuprantu. Pusės. Išnaudoja. Dar turėta pražanga rezervė serbai ir vėl. Kaip kokybiškai jie susirinko visas 4 komandinės pražangas. Aišku, šį kartą tai padarė labai greitai. Per mažiau nei 3 minutės. Galbūt Valančiūnas prieš Petruševą kažkiek galės dabar dominuoti ir susirinkti baudų metimų. Vienas iš variantų galėtų būti toks. Puikiai įkerta po krepšių Sedekerskis, 2 taškai. Taškai, bet jau džiaugsmo nekelia. Kai turėtų minus 3, va tada būtų zaibys. Pabando varžovų ginklų pasitikti juos, tai yra aktyvių presingų. Davido Lacas. Guduličius. Švengia užtvaros Rokas Jokubaitis, Petruševas iš 3 taškų zonos. Ir kalbėjau, kad rinktinėje Petruševas tarsi ir nemeta iš toli. Minus 22. Prieš Joną Valančiūną gynybą jis to daro. Minus 22. Jokubaitis praleistas į kairę, tačiau Petruševas pasitinka į baudos aikštelėje. Valančiūnas. Tarp kelių varžovų, Brazdeikis, Dimša.
Bogdanovičius jau jam už nugaros, Dekerskis iš toli. Susirutavo neblogai serbai gynyboje, Dekerskį pataikyti šį kartą nepavyko. Ir vėl nepavyko, ir nepavyko, ir nepavyko. 22 taškų deficitas. Kol kas svarbiausias Autukas. rungtynėse. Važiuojam namo. Ketvirtfinalyje stebėsime jau Italijos. Buvo gražu. Filipas Petruševas pataiko dar vieną tritaškį ir tai yra 25 taškai, Kazys Maksvytis prašo pertraukėlės. Minus 25. Uniclub Casino lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kiečiausi blokai populiariausiam žaidimui. Arko. Tvirtai ilgam. Betsafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Jokių šansų dėmėms su Sadolin Nafik, bauda. Sadolin. Top sport lažybos. Tiek ėjo, tiek viskas krito su amerikiečiais, žaidė normaliai. Ir tos gynybos nuo trečio kėlinio buvo ir vis tiek laikė frontą. O čia praleidžia belia kaip, bėga kažkur tai, laisvus palieka. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Pasinaudoję parama įsigysite pigiau ir gyvensite. Viens ant vieno, nahui, tegu ginasi tada kurva, jeigu jau kitaip neišeina. Gaudyk. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Situacija, kuri nenori, šiek tiek primena galbūt ir 2005 metų Europos čempionatą, kur lietuviai iki ketvirtfinalio etapo žygiavo, užtikrintai žygiavo skindami pergalės, taip pat nebūdami favoritais ir tame ketvirtfinalyje sužaidė prasčiausią mačą prieš prancūzus ir krito. Būtent tame etape šiandien kol kas rungtynės dar nepralaimėtos, tačiau 25 taškai. Sako, nepralaimėtos rungtynės, jau pralaimėtos. Vienas dalykas jau dabar akivaizdus, prikalbėta labai daug apie Svetislavą Pešičių, kaip nuėjant trenerį su pasenusiomis sistemomis, bet jis dar kartą rodo, kad moka paruošti komandą tokioms svarbioms rungtynėms. Serbija šiandien išėjo fantastiškai pasiruošusi ir dabar yra labai arti pusfinalio, bet Tomas Dimša dar nenori pasiduoti, jis pataiko tritaškį. Mane čia ir perimti kamuolį Lietuvos rinktinės gynėjas. Neįmanoma, čia tada turi serbai šiandien nieko daugiau nebepataikyti, kad tiek atloštų. Jie per kėlinį tiek nesurenka taškų 20, o čia 5 minutės liko. Serbijos rinktinės atakai, Petruševas. Ir klysta, perdavime kamuolį varžovai, klaidų jų žaidime šiandien nedaug. Čia dabar 7 klaidą įsirašo į savo statistikos protokolą varžovai. Na, iki finalinės dienos ir ketvirtfinalį pralaimėjusių komanda be abejo liks čempionate, žaidimas dėl 5-8 vietų bus, bet dabar jau aišku, kad tai nebus žaidimas dėl olimpinio kelialapio. Na ir galėjo taip nutikti, jeigu tarkim būtų likę australai, jeigu būtų likę prancūzai. Tačiau jų nėra ir olimpinio kelialapio Europos rinktinės, kurios nepateks į pusfinalį tikrai neiškovojo. Tomas Dimša prieš tai pataikė, dabar labai sudėtingas jo ir netaiklus metimas. Kas čia buvo vėl? Pakovoti dėl kamuolio, tačiau su juo jau serbai. Taikliausiai tritaškius čempionate metusi komanda šiandien pataikė 8 iš 26, Serbija susimetė 9 iš 19. 3 iš 5 pataikė Stefanas Jovičius, kitoj metęs 13% tikslumu ir lietuviai. Kamuolių nesusirenka. Su kamuoliu šiandien jokio dominavimo netgi pralaimima. 25-31. Bogdanovičius. Pražanga prieš serbų žvaigždę. Ir 2 baudų metimai. Ir baigė žygis lietuvių. Va, geriau reikėjo amerikiečiam pralošti. 12 baudų šiandieną metą Serbijos rinktinė pataikė 9, dabar lieka 9. Būtų žinoję, kad specialiai pralošė, būtų kitaip buvę. Įrodinėja, kad atėjus lemiamoms kovoms, vis dėlto yra šios komandos lyderis, šios komandos veidas. Aišku, ketvirtfinaliai tik prasideda, bet kuriuo atveju mes kviesime jūs stebėti ir kitą ketvirtfinalį šiandien, kuriame Italija žais su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Rytoj Vokietija, Latvija, 11:45, 15:30 Kanada, Slovenija. Na, čia dar 4 minutės ir 20 kelios sekundės. Lietuviams savo ketvirtfinalio mače
Serbai išnaudoja dar vieną pražangą, tiesa dabar jau kainuosiančią du baudų metimus. Bogdanas Bogdanovičius tik jau prasižengęs. Pamato, kad serbai yra išnaudoja 4 komandinės. Margeris Normantas keičia Tomą Dimšą. Tadas Sedekerskis šiandien turbūt geriausias mūsų žaidėjas ir pagal tai, kaip jis pradėjo rungtynės ir kaip žaidė vėliau. Praradome Eimantą Bendžių, prieš pat rungtynės paaiškėjo, kad jis žaisti negalės, taigi 4 pozicijoje rotacijos pasikeitė. Sedekerskis su Kuzminsku čia dalinosi laiką. Dabar jie buvo jau žaidžia viename penkete. Tas su labai žemu penketu Kazys Maksvytis dabar žais. Likus 4 minutėms Sedekerskis, Kuzminskas, Brazdeikis, Normantas ir Jokubaitis. Tokio penketo čempionate dar nebuvome matę. Kad nei vieną iš vidurio puolėjų aikštėje nenaudotų Kazys Maksvytis. Bando presimuoti varžovus po visą aikštę Lietuvos rinktinės žaidėjai. Davido Vacas. Žiauru. Monas Jovičius. Neskuba, aišku, serbai, jie kontroliuoja situaciją. 4 minutės susikūrė pranašumo dar iki šio kėlinio. Petruševas spaudėsi lietuvių baudos aikštelę ir išmuštas kamuolys varžovams iš rankų be pražangos. Minutės pertraukėlės. Prašo Svetislavas Pešičius. Betsafe - pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Moki veži. Parduotuvėse ir mokiveži.lt. OptiBet. Lažybos. Lošimo automatai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jonas. Tau. Obuoliukas. O tau. Pomidoriukas. Į Lidl atvyko šviežias lietuviškas derlius. Pilnas geriausių tradicijų, nes užaugintas Lietuvoje. O šią savaitę su Lidl Plus programėle lietuviški pomidorai tik 89 centai. Lidl, tai gyventi vertę. Top Sport, Top Sport, Top Sport! Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Uniclub Casino lošimo automatai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Bauda. Po 7 metų pertraukos lietuviams pavyko sugrįžti į didžiųjų turnyrų ketvirtfinalio etapą. Pastarąjį kartą tik 2016 metų olimpinėse buvo pavykę žaisti ketvirtfinalio mačą. Tuo metu taip pat lietuviai pralaimėjo pusfinalyje, buvome pastarąjį kartą 2015 metais. Tačiau panašu, kad ten nesugrįžime. Šiandien serbai tiesiog rodinėja savo pranašumą ir yra, reikia pripažinti, geresnė komanda. Net bijau pagalvoti, kiek dabar vyksta svarstymų, kas būtų, jeigu būtų, o kas jeigu italai, o kas jeigu turėtume kitą varžovą, bet tam jau yra per vėlu. Yra žodis jeigu. Tai vat, norėjusi veikti Jungtinės Amerikos valstijas ir viskas suprantama, pagarba Lietuvai, kuri nesirinko varžovo, neskaičiavo, žaidė savo gerą krepšinį, bet šiandien Serbija tiesiog yra stipresnė. Kuri irgi į čempionatą atvyko nukraujavusi, atvyko be viso būrio žvaigždžių. Siminė tam transliacijos pradžioje apie Nikolą Jokičiaus nebuvimą, pridėkime Vasilijų Micičių, Nikolą Kaliničių. Na, jį gautų šitas rungtynės dar įdomesnių spalvų, jeigu žaistų Domantas Sabonis prieš Nikolą Jokičių. Gaila, kad tokios dvikovos privilegijos pamatyti neturėjome. Gal kažkada ateityje. Būtų puiku. Tikrai dar nereikia prarasti ir paleisti olimpinės svajonės. Lietuvos krepšininkai šansą į Paryžių prasimušti turės. Olimpinės atrankos metu reikia turbūt ką akcentuoti. Olimpinę atranką mes patekome išeidami iš pirmosios grupės. Tiesioginio olimpinio kelialapio panašu, kad nepavyks. Man pačiu taip, naujos Europos rinktinės. Gaus. O tokį čia Ignas Brazdeikis išprovokuoja. Dabar jau pražanga. Sunkios rungtynės jam, daug iniciatyvos, daug noro įrodyti savo vienas prieš vieną, bet serbai labai gerai pasiruošę stabdyti. Štai tokį Brazdeikio žaidimą, šį kartą išprovokuota pražanga ir 2 baudų metimai. Na, 10 taškų. Brazdeikio sąskaitoje. Dar baudas pramet ir tas tai. Yra pataikęs Žalgirietis. Vaje. Abi komandos šiuo metu turi vienodą statistiką metant baudas po 10 iš 14. Pataikė tiek serbai, tiek lietuviai. Reikia priminti, kad Lietuvos rinktinė žais dar dėl 5-8 vietų. Liūdna. Žuvusių sužinosime rytoj.
O po to, kai tarpusavėje santykius išsiaiškins Kanados ir Slovėnijos rinktinės. Nu, tai dar žiūrėk, slovėnai bus, dar nuo slovėnų pasikrauti. Čia nieko nenutiks labai neįtikėtina per tas 3 minutės. Prameta dabar iš 3 taškų zonos. Vanja Marinkovičius, Tadas Sedekerskis. Spaudžia, o varžovai su kamuoliu. Namba, kokia gynyba žiauri. Kairė, uždarytas. Kelias į stiprią ranką dabar lietuvių, Mindaugas Kuzminskas. Tai vėl spaudžiasi varžovai ir... Tai kodėl nemetė? Po pagalbų sugeba susirotuoti ir nueiti prie 3 taškų linijos. Dabar Brazdeikis. Tiek vaikščio kamuolys ir nieko susikurti nepavyko per 24 sekundės. Serbų gynyba, tiesiog surakinusi Lietuvos rinktinio žaidimą ir nieko čia nepadarysi. Atsimušėme ketvirtfinalio etape į serbišką gynybos barjerą ir dėja, bet jis tampa per aukštas. Lembas su tokia gynyba gali laimėti ir prieš amerikonus, jeigu serbai susidurs irgi. Negailestingi yra tų turnyrų formatai. Serbai trynė rankomis, kad Lietuva nugalėjo Ameriką. Ar negailestingas yra ketvirtfinalio etapas, jis visuomet yra skaudžiausias, tu gali žaisti kaip nori grupėje, gali laimėti prieš JAV, tačiau pergalė prieš JAV duoda gražų įrašą Wikipedijai. Tu įsivaizduok tai, kad italai nugalėjo Serbiją, galvojo apie tai, kad jie išvengė Jungtinių Amerikos valstijų, o šiandien jiem reikės žaisti su Paulo Bankero, kai būtų savo į ketvirtfinalį. Žiauru. Ir ten gali visai vertinti šios Jungtinių Amerikos valstijų rinktinės pajėgumą, italų šansai netrodo labai stiprus. Jovičius, vėl Gabrielius Maldūnas yra aikštėje, pasirodys Žiauru. Kariniauskas bei Deividas Sirvydas. Marinkovičius prametinėja metimus, bet serbai daug laiko sudegina, būdami kitoje aikštės pusėje. Ir komanda skiria 20 taškų. Kiek suprastėjo serbų pataikymas iš toli, tačiau jis pradėjo prastėti tuomet, kai jau iš esmės rungtynė... Lietuvių ginklų tritaškiais nukalė. Lietuvius. Šiame čempionate milžiniškas krūvis, milžiniškas spaudimas. Tai Rokui Jokubaičiui. Čia Filipas Petruševas. Štai taip įveikė Lietuvos rinktinės presingą serbai. Jau pradėjo, net mane kraut. Niekas nebežiūri iki galo. Sirvydis aikštėje, trenerio priekaištai Tadui Sedekerskiui. Šitas pralaimėjimas gal nebūtų toks skaudus, jeigu nebūtų net taip gerai žaidė iki šių rungtynių. Yra tas kartelio jausmas. Niekas labai daug iš tos rinktinės, pripažinkime, galbūt prieš čempionatą nesitikėjo. Ir tas ketvirtfinalio etapas atrodė kaip visai tenkintinas. Kas čia? Eiktų. Baisu. Kai tu įveiki JAV, kai tu nepatikė šansų graikams, juodkalnijai, ambicijos pradeda augti ir tu pradedi svajoti. Šitą komandą tikrai suteikia teisę. Bauda. Ir mes svajojame apie tai, kad medaliai vėl gali būti lietuviams ant kaklo. Tiesa, dėja svajonės baigėsi ties ketvirtfinaliu. Visko gali būti, kad ši Lietuvos rinktinė čempionatą ir baigs su tik vienu pralaimėjimu, bet maksimumas klubas dabar jau būtų 5. vieta. Serbai irgi turi vieną pralaimėjimą, kuris jiems nesukliudė tęsti kovą dėl medalių ir dėl olimpinių žaidynių. Tai po šių rungtynių vieninteliai vokiečiai liks nepralaimėję šiame čempionate. Jie beje ketvirtfinalyje susitiks su mūsų kaimynais Latvijos, tas rungtynes taip pat. Tiesiog galėsite stebėti per TV3. Prasčiausiai žaidė per visą čempionatą, visiškai bauda. Servydžių įrašyta pražanga prieš Marko Guduričių, kuris mes baudas. Ir įleidžia Svedislavas Pešičius savo 11 žaidėją, Dušaną Rističių. Aukštaūgis Kinijos krepšį sugebėjęs pataikyti 4 iš 4 tritaškius. Turėjo lengvą grupę serbai, ten jie triuškino varžovus pirmajame etape. Galėjo skirstyti minutės Svedislavas Pešičius gana lengvai savo žaidėjams. Ta pačia prabanga bent jau pirmajame etape iš dalies turėjo ir lietuviai. Vienintelė Juodkalnija buvo tas rimtesnis varžovas. Antrojo etapo jau prasidėjo rimtas kovas, ten graikai ir jie. Dvi šios komandos buvo įveiktos. Ir daug, pasakantis Tomo Dimšo. Bet nuveidas jam tai pirmasis. Toks turnyras su Lietuvos rinktinės apranga. Geras turnyras iki šių rungtynių labai. Dimšo dirbdavo gynyboje su varžovų gynėjais. Demonstravo ir veržlumą, puolime demonstravo. Ką aš žiūriu kaip pizdamo? Šiandien ir jie. Pavyko pasižymėti tik 3 taškais, pataikė vieną tritaškį Žalgirio gynėjas ir Vydis. Nepavyksta pataikyti jam iš 3 taškų zonos.
Nurime jau ir Lietuvos gali galima sakyti rungtynių pabaigos. Ir liko jau minutė. Šiandien jau netoks gausus po antrojo etapo, kai kurie vyko ir namo, bet tikrai nemažai lietuvių liko palaikyti komandos. O serbų daug atvyko iš kitos vadinamos pusės. Jie kitoje miesto arenoje žaidė savo antrąjį etapą. Taip skaudžiai gauti. Čia turės progą savo... Visą galvą aukščiau serbai, visą galvą. Kaip mes amerikiečius nugalėjom, tai nesuprantu. Nu tada įdomu būtų pamatyti, jeigu nuo italų gautų dabar amerikiečių. Tada suprastumėm, kad Amerika nėra tokia kieta. Dėl to ir laimėjom. Bet jeigu amerikiečiai italus sumins, ant 30 taškų, kaip minė visus, vadinasi... Galima sakyti, sužaidė savo stiliumi, bent jau puolime gynyboje tarsi ne viskas pavykdavo, čia norma. Dar pataiko iš toli. Tačiau po pirmojo ketvirčio tikrai atrodė, kad viskas šiandien gali būti gerai. Dar ir po antrojo, na taip, 11 taškų atsilikimas. Tačiau vilčių, kad galima kovoti dėl pergalės, buvo labai daug. Jos gesti pradėjo maždaug trečio kėlinio eigoje, kai pirmąjį lietuvių spurtą po pertraukos, po kurios skirtumas buvo sumažėjęs iki 5 taškų, serbai vėl atsakė labai solidžių žaidimų, nesutriko po tos sėkmingesnės lietuvių atkarpos. Dar perėmė kamuolį. Viskas. 20 sekundžių. 17 trečiajame, 13 ketvirtajame. Ir susidūrėme šiandien su gynyba, kurios iki šiol pasaulio čempionate neteko patirti. Susidūrėme ir su komanda, kuri pademonstravo savo mentalitetą, charakterį, kovingumą. Minus 19. Atrodė taip, kad šiandien daug rinktinių būtų jiems pralaimėję. Jų lyderis irgi buvo baisu. Kalbu apie Bogdanovičių ir nieko kito nelieka. Ką pažiūrėjom, liūdna. Tik tai dėl 5 vietos. Kovai dėl 5 vietos vis tiek užimti 5 vietą pasaulio čempionate būtų solidus. Liūdna. Labai liūdna. O mūsų dar aišku laukia ir 3 ketvirtfinaliai, per kurios spręsis, kurios 3 komandos tęs kovą dėl pasaulio čempionų titulo. Ką padarys? Ką, einam, sumontuojam vidosiką ir serbai kovos dėl medalių. O mes... O da, tai va, čia, man atrodo, kad čia biškis žvaigždėjo jie. Tai tu, oi, čia Ameriką nugalėjom, čia galim visus nugalėti. Negalim. Negalim visų. Baisu. Gerai, ačiū. Jeigu kas pažiūrėjot mano reakcijas. Tai va, einu, susimontuoju ir įkelsiu iš karto.